visi jo tikslai prasilenkia su jo įsitikinimais, įpročiais, jo vertybėm, tai tu supranti, kad jisai to tikslo ar nepasieks. Ir kur paslydimas dažniausiai vyksta, kada trumpalaikiai yra perspektyva. Kada aš dabar labai noriu daug, arba dabar noriu būti turtingas, noriu čia savo viską leisti. Vienas iš tikslų buvo įveikti viešo kalbėjimo baimę. Nes aš ją turėjau labai stiprią ir man būdavo labai sunku pasisakyti net prieš keletą žmonių. Oro trūksta, visas raudonas, rankos dreba ir dar aš žinau, kad turiu nusivilkti marškinius ir parodyti bicepsus prieš 60 moterų auditoriją. Tai reiškia, aš labai aiškiai turiu stoti akistaton su ja. Labai aiškiai turiu įsivardinti, kokią aš baimę jaučiu. Taip. Kokios mintys palydi tą baimę. Ir žmogus, jeigu nesusimasto apie šitas 7 didžiasias nuodėmes, čia 2 iš jų, to rezultate labai greitai... Sveiki, mėly žiūrovai, sveiki prisijungę į podcastą Žmonės pakeitė mano gyvenimą. Tai šito podcasto tikslas yra sugrąžinti dėmesį žmonių į tai, kas iš tikrųjų yra svarbu, kad žmonės eidami link savo tikslų mėgautųsi tuo procesu, vertintų patirtis, žmonės, kuriuos sutinka savo gyvenime, nes dažnai mūsų dėmesys nukrypsta į galutinį rezultatą. Jau kai uždirbsiu pinigų, kai sukursiu verslą, turėsiu šeimą, tada ir būsiu laimingas. Ir pamiršta iš tiesų svarbius dalykus, kurie yra visame tame procese. Ir vienas esminių dalykų yra mėgautis pačiu procesu, pačiu augimu. Tai mūsų tikslas sugrąžinti dėmesį į tai, kas yra svarbu. Ir be abejo, dalinantis savo patirtimis, žiniomis, įkvėpti jūs pačius pokyčiam. Dėl to šiai dienai esam su bičiuliu Rimvydu Jurkuvėnu, kuris yra žmogus prisidėjęs prie didžiausių pokyčių mano gyvenime. Nors ir yra pasidalinti mūsų kelionę, kaip ta draugystė padėjo tos pokyčius padaryti, įveikti baimės. Tai laukia įdomios istorijos. Tikiuosi, mūsų pasidalinimai jūs įkvėps augti ir tobulėti, būti geresnė savęs versija, būti kitokiu, ne? Kas ir yra Rimvydo šūkis. Tai labas Rimvydai. Malonu tave matyti. Abipusiai. Tu antras žmogus, kuris Jurkuvėnu mane vadinė. O kaip turėtų būti? Jurkuvėnas. Jo, o tai kaip, koks skirtumas? Kirtis net ten. Jurkuvėnas. Taip, bet tu išskirtinis, tu gal nesi išskirtinis, antras žmogus išskirtinis, kuris taip kirčiuoja. Ir man patinka. Patinka. Taip, jaučiuosi šiek tiek toks kitoks. Gerai. Tai Rimvydas buvo ir yra mano mentorius pardavimuose, kuris padėjo man padaryti didžiausius pokyčius gyvenime. Tai ar teisingai tave pristačiau, ar norėtum galbūt dar kažką iš savęs pridėti? Teisingai, žinau, kažkaip, kaip pasakysi, taip nepagadinsi, man tinka. Ir esu tam pačiam kely, ugdant kitų kompetencijas, pardavimo kompetencijas, emocinio intelekto, vertybių tų pačių. Tai to nesu paleidęs jau nuo 2009 metų. Esu tame ir smagu, kad tame kelyje atsidūrei tu. Ir taip mūsų keliai susėjo, ko rezultate galėjau prisidėti prie tam tikrų tavųjų pokyčių. Taip, labai didelių pokyčių. Bet pasidalinsim eigoje istorijomis, realiais pavyzdžiais, kas tikėtina ir žiūrovam padės susimastyti dėl kažkokių savo gyvenime dalykų, o gal net ir įkvėps pokyčiams, tą patį padaryti. Jeigu turės drąsos ir žengs tą žingsnį. Labai gerai paminėjai vertybės, nes nuo jų ir norėjau pradėti mūsų pokalbį. Tai kas tau pačiam yra svarbu, kokie yra tavo gyvenimo prioritetai? Taip. Aš 2009 metais kažkur pradėjau ir galvoti apie vertybinę dalį. Pradėjau kažkaip literatūrą labiau skaityti. Taip. Knygas ir tada susimąsčiau, kokios mano galėtų būti vertybės. Ir kažkaip tada, kai nusistačiau, tai jos labai minimaliai taip ir keitėsi. Bet 4 jos pas mane išgrynintos ir pirmoji pagrindinė yra sveikata, į kurią labai apeliuoju, į kurią labai kreipiu dėmesį ir kasdien mąstau, ką darau dėl jos, kad kuo geresnė
tą ir fizinę formą, ir dvasinę formą išlaikyčiau. Taip. Va, ir aš kaip traktuoju, kad sveikata tai yra viso ko pagrindas, kada esi tiek dvasiškai, tiek fiziškai sveikas, tada gali būti naudingas kitiems, gali būti naudingas šeimai, padėti artimiesiems, padėti draugams. Įgalus esi tiesiog visą tai daryti. Ir šitai mėgautis gyvenimu. Ir mėgautis to pačiu. Taip. Taip. Bet esmė tame, kad be to realiai labai sunku būtų imti ir kurti vertę. Aišku, žinoma, kokia ten ta fizinė negalia ar dvasinė, bet yra galimybės tą stiprinti, tai aš atitinkamai tai labai apeliuoju ir suprantu, kad nuo to priklauso kitos vertybės, kiek jos kokybiškos bus. Ir antroji tai šeima, kas man žiauriai yra svarbu ir kur aš kreipiu dėmesį ir labai norisi ten daug savęs investuoti, labai norisi daug tobulėti tame, savo klaidas identifikuoti, žodžiu, augti nuolatos ir vis būti geresniu tiek tėčiu, tiek vyru. Aš jau santykiuose su 17 metų. Oho. 12 metais susitokiau. Ir laikas labai trumpas, sakyčiau, dar daug kur yra augti, tobulėti. Aš vis jaučiu, vis pastebiu, kad man yra tam tikri tobulintini dalykai. Tai aš pas ką nėra. Tai, bet supranti, kai tai yra vertybė, tada apie tai galvoji. Galvoji, ką aš galiu pakeisti, ne ką kitas gali pakeisti, o ką aš galiu pakeisti. Tai aš labai neįsiplėsiu šitose temose, yra daug ką čia juose pasakyti, bet taip labai siaurai. Trečioji yra asmeninė veikla, tai ką aš veikiu. Čia labai svarbu tobulėti, augti ir savo kompetenciją ugdyti, nuolatos tą daryti. Ir kaip ketvirtą vertybę išskyriau skaitimą, kad skaitimas būtų besąlygiška kasdienybės dalis, vertybinė dalis, kuri aiškiai suponuotų, kad nuolatos turi augti, nuolatos yra ką įdėti, Taip. Nuolatos tą raumenį auginti. Taip. Bendrai tai paėmus, man irgi yra artima vertybių tema. Taip. Dažnai žmonės prisiskiria savo kažkokią vertybę, ne? Taip. Bet kai pradedi žiūrėti ir geriau pažinti žmogų, tai tu matai, kad jo gyvenimas to nedemonstruoja. Pavyzdžiui, žmogus sako, kaip pavyzdys, noriu būti finansiškai laisvas. O tai tu jau turi finansinę laisvę? Ne. O tu kokius veiksmus darai, kad tą pasiektum? Ką tavo gyvenimas demonstruoja iš tos vertybinės pusės, kaip tu to tikslo sieki? Neinvestuoja, netaupo. Ne? Ir tu matai, kad tai tikrai nėra vertybė. Taip. Tai neužtenka tik tais susigalvoti, kad dabar mano gyvenime bus tokia vertybė ir aš, čia man bus svarbu ir aš to vadovausiuosi. Jeigu tu nedarai atitinkamų veiksmų ir apskritai tavo gyvenimas net nedemonstruoja, ne, kad ta vertybė tu gyveni ir ją puoselėjai. Tai tavo atveju, kiek aš tave pažįstu, tai aš prieš tai čia bazą vedžiojau, galvoju, šitą klausimą užduosiu. Ir galvoju, pats savo pareflektuosiu, aš įvardinsiu tavo vertybę savo galvoje ir pažiūrėsiu ir paklausęs, ką atsakysi. Tai visos vertybės, apie kurias galvojau, tai sveikata, šeima, asmeninis tobulėjimas. Ir dar galvojau, viena gali būti kažkas su pardavimais susiję, tai vertės kūrimas, tarnystė, pagalba kitiems, kažkas. Tai asmeninė veikla tas palenda. Ja, be abejo, tai kiekvienas, aišku, irgi, kiekvienas žodžius interpretuoja savaip ir turi tam tikrą prasme. Tai mano žodžiais yra vienaip, o tavo kitai, bet kalbam apie tą patį iš principo. Taip, aš daiktavardžius įvardijau, kad sveikata, šeima, bet realiai vertybė tai yra veiksmažodis. Veiksmas, kurį tu atlieki. Taip. Ir po tais daiktavardžiais mano įvardintais slepiasi veiksmai. Ką tu darai? Kasdieniai veiksmai. Ką tavo gyvenimas demonstruoja. Ką darau, į ką koncentruojuosi. Man, taip vertybės kaip dažnai literatūra rašo kaip kelrodė žvaigždė arba kompasas, taip, bet aš daugiau taip linkęs vadinti kaip navigacija.
kuri gali šiek tiek ir pakrypti kitą kryptim, kur atrodo važiuoji, veda tave, bet brač žiūri, kad ne ten šiek tiek nuvedė. Nes tai yra gyvenimas, kur nebus taip tobulai. Taip, aš ten kreipiu dėmesį, ką valgau, kreipiu dėmesį, kiek miegu, kreipiu dėmesį, kiek sportuoju, ką fiziškai atlieku su savo kūnu. Tačiau taip atsitinka, kad brač įdedu ir netinkamą maistą į savo kūną ir nepastiprinu apsaugos sistemų. Taip. Būna ten atsigulu vėliau, kur irgi ta prasme, kas čia dabar navigacija sustrikavo. Ir tai yra gyvenimas. Ir kada supranti, kad tai yra gyvenimas, tada taip tą toleruoji, savęs ten nebaudi, nekritikuoji, o tiesiog suvoki, ką padarėjai ir ką galėtum daryti kitaip. Kad tai nepasikartotų, nes atitinkam pasiekmes akivaizdžiai pamatai. Ir ar tu nori to, eiti tuo nukrypusiu keliu, ar nori sugrąžinti į tą pagrindinį kelią, kuris sklandus, be duobių. Bet reikia suprasti, kad tos duobės natūraliai vis tiek vienu ar kitu atveju atsiras. Ir svarbu šitoj vietoj tą priėmus save vis sugrąžinti į tinkamą kelią. Va. O, kaip tik... Kalbant apie vertybės. Kaip tik atsispaudimai. Taip, žadintuvas suskamba 10:30, kad padaryti 90 atsispaudimų. Tai gerai, tai reikia daryti. Taip, negalim paminti tavo vertybių, jokiais būdais. Ką, varom tada? Kur darysim? Palaba, dar 5 liko pasakyti. Dabar dar 5 padaryti. Kiek bazė, tik 5. 5 padariau ir viską. Palauk, čia. Aš nežinau, kaip padariau. Tai tu bazė pavarai. Geras tu bazė pavarai gerai. Užlaižė. Dar ten 5 bazė. Ar leisi ten 5 padaryti? Be šansų. Čia rimti dalykai, tu irgi sportuok šiaip. Irgi sportuok. Vat kartu? Var, vieną. Aš jau pavariau. Svorį. Daryk. Taip, bazė. O tai masė. O čia tai. Gerai, tęsiam toliau. Gerai pasportavom. Bitskiai iš karto supompavo. Gerai, tai grįžtam dar truputį prie vertybių. Mes čia taip pasakojam, mums tai yra savaime jau suprantama, ne? Tai. Bet daugeliu žmonių apskritai, kas tos vertybės yra ir kaip jos susiformuoja, tai yra mistika. Tiesiog nežinoma. Nes aš kaip ir darau mokymus, pardavimų mokymus apie vertybės, pirmiausia kalbam, tai dažniausiai žmonės nelabai supranta, kas tos vertybės yra. Tai gal gali pasidalinti iš savo perspektyvos, kaip tu suvoki, kas yra vertybės ir kaip jos formuojasi, iš kurios ateina pas mus. Ar tai įgimta, ar tai primesta, ar tai šukdoma. Taip. Na, kaip aš suprantu, tai yra aspektai, kurie man gyvenime yra svarbus, kurie mane formuoja, kokiu aš savim noriu būti ateityje, kokį save noriu matyti ateityje. Taip. Va, ir galvodamas apie tą ilgalaikę perspektyvą, gyvenimo tokią ilgalaikę perspektyvą, nors šiaip gyvenimo mastu, ten visatos mastu, tai mūsų gyvenimas antiek yra trumpas. Blyksnis, taip. Bet labai norisi pasižiūrėti tą ateitį tolimesnę, kada jau daugiau metų
brandesnis laikas, 80-90 metų ir kokį save noriu matyti tuo laikotarpiu. Ir norisi būti ir šviesaus proto, norisi būti ir fiziškai pajėgiu, ko rezultate tas ir padeda formuoti vertybės, tai kas man yra svarbu. Ir tada, kada aš žiūriu iš tos perspektyvos, tų metų, tai tada aš suprantu, kad jeigu aš neinvestuosiu į sveikatą, tai šviesaus proto neliks. Vargu bau, ir aš ten atitinkamai galėsiu fiziškai judėti. Jeigu aš savęs dabar netausosiu, jeigu aš savęs dabar nestiprinsiu. Ir atsispaudimų negalėsiu paskui daryti. Taip, atsispaudimų negalėsiu. Aš esu numatęs, kad tuo metu darysiu tiek, kiek man metų bus. Pavyzdžiui, bus 90 metų, 90 ir darysiu. Vienu kartu. Vienu kartu greičiausiai, taip. O gal ir ne, žiūrėsim, kaip čia bus. Bet esmė tame, kad pasižiūrėti iš tos tolimesnės perspektyvos ir tada labai aiškiai dėliojasi. Ir jeigu aš ateitį matau irgi su šeima, tai natūralu, kad vėlgi tas turi atsidurti ir į vertybių lentynose. Taip. Vienoje iš lentynų, kur vėlgi turiu atitinkamai mąstyti, atitinkamai indėlį įdėti į tai ir tobulėti, augti, kad vaikai norėtų bendrauti, kad žmona visada būtų šalia, kad visada būtų ta aistra, kuri nuo pirmų dienų buvo jos atžvilgių. Tai, bet į tai reikia investuoti. Taip, aš gal tada apibendrinsiu, kad turėti pirmiausia reikia kažkokią gyvenimo viziją. Ilgalaikę, ne? Tai ko tu nori gyvenime pasiekti, ko nori būti, ką nori daryti, ką nori turėti. Ne? Iš principo. Taip. Ir tada pagal tai turi susidėlioti savo vertybės, nes tai yra veiksmas. Taip. Ir tos vertybės pildomos, ne, veda tave iš principo prie tavo didžiausios vizijos. Taip. Prie to tikslo. Kurį matau dabar iš šiandienos perspektyvos, žvelgiant į tolimesnę ateitį tokią. Tai tada kaip pasirinktas vertybės ir kaip jas tada puoselėti? Tai va tas ir pasirinkimas, kai aš suprantu, kas man svarbu, kokį save ateityje matau. Ir tada atitinkamai atsiranda vertybės. Gali būti tam tikras vertybių sąrašas, tam tikri daiktavardžiai, kuriuos mes vardijom šiandien. Ir iš to sąrašo aš galiu tada paimti ir pasirinkti, kas man iš tikrųjų yra labai svarbu, į ką aš noriu koncentruotis. Bet taip gal irgi nėra, kad paėmiau sąrašą, išsirinkau, šitas fainas, šito noriu. Tai. Bet pagal tą viziją. Pagal tą viziją, taip ką aš noriu matyti, kokį save noriu matyti. Ir tai, kas iš esmės yra pačiam svarbu, ką jau dabar demonstruoja gyvenimas. Ne? Tai reiškia, mes jau tas vertybės kažkuria prasme viename arba kitame formate mes jau pildom. Taip, aplinka irgi labai formuoja žmonės, kurie aplink mus, irgi tam tikras vertybės savo turimas skiepija mumise. Taip. Bet esmė yra tame, kad šitoje vietoje labai lengva ir paslysti. Tai va, vertybė gali būti. Kur vedu. Taip, kur galiu aš negalvoti. Ir kur paslydimas dažniausiai vyksta, kada trumpalaikė yra perspektyva. Kada aš dabar labai noriu daug. Arba dabar noriu būti turtingas, noriu čia savo viską leisti, kol aš esu jaunas, kur yra neteisingos nuostatos, sakyčiau, žvelgiant į ateitį. Kur atrodo 60-70, kad jau viskas gyvenimo galas. Bet žmogus gali būti labai gyvybingas, žmogus gali būti labai aktyvus, gali būti labai šviesaus proto, gali būti dvasiškai turtingas, jis gali mėgautis gyvenimu, gali keliauti. Bet kad tu toksai būtum tuo laikotarpiu, tu turi atitinkamai dabar daryti tam tikrus žingsnius. Taip. Ir ta trumpalaikė perspektyva, man atrodo, ir kiša koją dažnu atveju, ypatingai jaunam žmogui, kuris atrodo, kad dar nesusimasto apie kūną kaip tokį, kuris yra jam įduotas ir kurį reikia tausoti, kurį reikia puoselėti. Negali tiesiog galvoti apie tai, kaip ir aš, tarkim, ten iki 24 metų, į jį labai ir neatsigręždavo, kur atrodo jis nemirtingas. Ką bedaryčiau, jisai atsigaus. Nieko man negali nutikti. Taip, ir man nieko negali nutikti. Ir ten, žinai, visokiausios rizikos nepamatuotos ir panašiai. Tai čia dar įtakos turi tai, kad buvo toks serialas, atsimenu, Duncanas MacLeodas, kareivis, nemirtingas. Tai gal, žinai, aš labai žiūrėjau ir labai ten, žinai, susigretindavau su juo, tai gal tas irgi kažkiek duoda. Taip. Formuoja tam tikrus įsitikinimus. Taip. Va, ir kai mes to nesuvokiam dažnu atveju, atrodo, nereikia į tai investuoti, arba kai linkėdavo močiutės sveikatos ir taip atrodo,
Ta prasme, kokios tu čia man sveikatos, kai man 14 metų linki, bet ta sveikata ji labai trapi, kur tu gali būti koks ten jaunas, stiprus, gyvybingas, bet gali viena akimirka ir viskas, tu jau ten paralyžiuotas. Ir šitoje vietoje ta sveikata ji visais gyvenimo atvejais yra labai svarbi, bet kalbant ir grįžtant prie vertybių, tai aš ką labai pats pastebėjau iš savo pusės, tai žiūrėti į tą tolimesnį tašką, kokį save noriu matyti ir man labai gražiai susidėliojo. Ir aš, būdamas 24 metų, tą tašką pamačiau. Taip. Ir man iš karto pirma vieta, sveikata, nes aš labai gerai pajaučiau, kai, pavyzdžiui, kažkokia virusas kažkoks užpuola, toksai rimtesnis ir paguldo tave į lovą ir tada supranti toks, nelabai aš toks gabus dabar gebantis kažką daryti. Kažką nuveikti, jo. Taip, ir toks atrodo, visiškai paralyžiuotas ir toks, tai ką aš tuo galiu duoti aplinkai? Nieko. Ir tik tai toksai vargas tampu, kur reikia rūpintis. O man norisi rūpintis kitais, savo artimaisiais. Nes, žinai, atrodo, galiu save ten atitinkamai prižiūrėti, ko rezultate galiu būti pavyzdys. Ir atitinkamai... Čia kaip tam posakį, kad nepadėsiu vargšams, būdamas pats vienu jų. Ne? Taip. Ir atitinkamai, žinai, susiformavo tas požiūris į tas vertybės ir šiuo atveju į sveikatą. Bet, sakau, labai priklauso ir nuo aplinkos, kokia yra aplinka ir kiek ta aplinka ką akcentuoja. Ir jeigu aplinka akcentuoja nuodėmę tokią kaip puikybė, pavyzdžiui, kur puikuotis prieš visus. Kokią mašiną turiu, kokį namą nusipirkau. Taip, arba godumas, kur tik man, viskas man, žinai, kuo daugiau uždirbti. Pirštai jau baigia nulūžti kaip lenkstai save. Taip. Ir žmogus, jeigu nesusimasto apie šitas 7 didžiasias nuodėmės, čia 2 iš jų, to rezultate labai greitai, ir jeigu aplinka yra tokia, kurie irgi tik tai puikuojasi ir viską, ir jį labai gali nukreipti netinkamą linkmę, ir jisai gali vertybę pasirinkti kaip puikybę. Ir laikas parodė retrospektyviai, žvelgiant iš šiandienos situacijos, iš mano gyvenimo perspektyvos, laikas labai aiškiai yra parodęs, kad puikybė galiausiai sulūžta. Ir tampa gėda. Taip. Subalansuoja gyvenimas. Taip. Kuo aukščiau kyli, tai paskui tuo žemiau krenti. Kiek puikybės, tiek paskui gėdos ir kaltės. Taip. Ir yra labai daug pavyzdžių ir Lietuvoje, ir pasauliniu mastu, kur tas anksčiau ar vėliau subliūkšta. O vertybė mano akimis yra, žinai, tas kelias, kuris tave turi lydėti visą gyvenimą ir kuris veda prie to taško, kuriame tu, žvelgdamas jau iš tos perspektyvos, taip atsigrėži ir galvoji, kaip fainai, kad ėjau tuo keliu, koks jis buvo nuostabus. Kaip buvo gerai, kaip išgyvenau tas akimirkas, kaip mėgavausi, būdamas, mes sėdim dabar, ar ne, bendraujam ir taip gera, ir taip mėgaujusi tą akimirką. Aš, žinai, nuoširdžiai kalbam. Taip. Ir tą jausmą, kad tai nebūtų, žinai, toksai susitikom, pakalbėjom, nes čeką užsidėti, kad reikia reguliariai tą padaryti. Taip. Bet ne būti, išbūti tą jausmą tą taip tokį išgyventi. Taip, žinai, gera, taip, toks, žinai, tokia, kūnas labai aiškiai tą išduoda, ką jauti. Ir kūnas toks atsipalaidavęs, taip, žinai, tokioj lengvoje euforijoje. Toks, Pakylėjime, taip, nes, žinai, tokios artimos temos, labai taip, geras žmogus priešais. Ir žinai, to rezultate kažkaip, norisi būti. Taip. Ačiū už komplimentus, abipusiškai aš tą patį jaučiu. Dar gal pridėsiu irgi prie vertybių, kaip jas išsigrynint, tai kiek man pačiam teko gilintis ir kiek dirbti su žmonėmis, tai dažniausiai pagrindas mūsų vertybių formavosi mūsų vaikystėje. Tai dažniausiai iš didžiausio trūkumo, to, ko labiausiai trūko, ko nepatyrėm, ko labai norėjom, tai tapo tokiu giluminiu troškimu. Tą dalyką išpildyti. Pavyzdžiui, jeigu žmogus neturėjo sveikatos, kažkas buvo su sveikata, tai jo aukščiausia vertybė ir bus sveikata, ką jis ir puoselės. Ar, sakykime, jeigu trūko pinigų, gyveno kažkokiam nepritekliui,
neturėjo už ką pavalgyti, tai tikėtina, kad pašvęs savo gyvenimą, aprūpint save, savo šeimą, gal ir kažkiem kitiems skurstančiam padėti. Nu, kiek jau ten žmogus sąmoningume išeis ir kiek norės globaliai tas problemas spręst, bet principas, kad didžioji dalis vertybių, aišku, tu eigoje gali sąmoningai tą koreguotis ir pagal mūsų gyvenimą tos vertybės keičiasi, bet šaknys, pats pagrindas, tai gilioje vaikystėje, ką vat ir verta studijuoti, ir tai jau parodo, ką mūsų gyvenimas demonstruoja ir kas iš tikrųjų mums yra svarbu. O paskui jau galima kažkokias korekcijas daryti. Taip. Ne faktas, aišku, kad nebūtinai, bet tai bus taip, nes, pavyzdžiui, mano situacijoje tai su sveikata nėra buvę kažkokių niuansų vaikystėje. Tu sąmoningai rinkaisi, kas tau. Taip, aš jau žiūrėdamas iš tos tolimesnės perspektyvos tą pasirinkau, bet taip, tas labai formuoja, ką tu kalbi. Taip. Tas tikrai ypatingai, taip, tas koncentracija į finansinę dalį, jeigu buvo nepriteklius, tai norisi ir pasineria žmonės. Bet vėlgi, čia ne faktas, kad tai bus, bet dažnai... Vienos formulės nėra. Taip, vienos formulės nėra ir kaip ten susiklostys. Bet svarbiausia, aš manau, kad bendrai jaunas žmogus suklustų ties tuo, pradėtų galvoti. Apie tai, kas man yra svarbu, mes galim to vertybėm net nevadinti. Bet tiesiog, kas man iš tikrųjų yra svarbu ir kokį aš save noriu suformuoti. Nes, nuolatos augi. Nuolatos bus gyvenime pasirinkimų. Taip, ir pasirinkimų bus. Ir į kiekvieną pusę, į geresnę, į blogesnę. Ir tą pasirinkimą padarys žmogus. Taip, ir darys arba pagal vertybės. Jeigu jie žinos, nes va čia, kai atsiranda kažkoks pasirinkimas, rinktis kažkokį pasiūlymą, karjeros galimybės, ar nesirinkt, galima pasvert pagal savo vertybės, ar išpildo mano vertybės, ar atitinka man vertybiškai, ir aš galiu link to eiti. O jeigu neišpildo ir dar matau, kad kaip tik kerta per mano vertybės, gerai, ten gal uždirbsiu pinigų, bet, nežinau, kažką apgausiu. Čia toks kraštutinis pavyzdys. O mano vertybė tai yra ten tarpusavio ryšiai, geri santykiai. O matydamas tai, kad tą santykį gali sugriauti, kažkokia galimybė, kažkoks pasirinkimas. Tai galiu tada išrinktis pagal savo vertybės. Bet jeigu nežinau savo vertybių, gal bus gerai, gal bus blogai. Labai gerą kampą palietė, iš tikrųjų. Ir, tarkim, man labai kažkaip norisi apeliuoti daugiau jauną žmogų. Jauną turiu galvoje, kuris, žinai, baigia mokyklą. Taip, kuris baigia mokyklą, kuris įeina į verslo aplinką, studijuoti eina. Ir iš tikrųjų, tas kampas, kurį palietė, kad kada žmogus labai aiškiai žino, kas man yra svarbu ir kada aš papuolu į aplinką, ypatingai kai išeinu iš mokyklos, atvažiuoju į didesnį miestą, papuolu į aplinką ir matau, kad su mano vertybėm prasilenkia, aš tada atitinkamai galiu aiškiai rinktis, ką tu ir sakei, pasirinkimas yra, ką aš darysiu. Ar aš eisiu su ta komanda ir su tai žmonėmis, ar aš neisiu. Lygiai, aš irgi tą patį jaučiu, bet aš kažkaip dar nebuvau apibrėžęs, tarkim, jaunystėj tos vertybės sveikata, bet, pavyzdžiui, man, kas susijęs su rūkymu, labai atmestina. Aš visiškai nesuvokiau to dalyko, kaip kad rūkymas... Ar tas pats alkoholis? Ar tas pats alkoholis, taip. Ir kur akivaizdus savęs žalojimas. Ir kada aš turiu labai aiškų požiūrį, kad tai nepakeliui, man nepakeliui, ir aš papuolu į verslo aplinką, kur kas rūko, tas savas, žinai. Ir toks daugiau gausi privilegijų. Arba santykiai geresnį sukursi. Išeisim kartu parūkysim, tada jau rimtai pašnekėsim. O dabar čia tai, žinai. Ir tada supranti, kad nenori eiti to keliu. Nors man kaip ir žalinga, aš kaip ir būtų gerai tą santykį pakurti. Bet kažkaip principo savo laikiausi. Iki šiol laikausi. Ir taip gerai, ir taip atrodo, neišdaviau savęs. Ir tada gali pasirinkti retrospektyviai žvelgiant ir kaip faina, kad to ir nepadariau. Taip. Žinai, kad esu savam kely ir tą išlaikiau liniją. Ir tada kitaip ir žmonės vertina, aš iš savo gal perspektyvos, kai susipažįstu su žmogum, kuris yra vertybiškai stiprus,
ir tas vertybės atstovi, ne, kas ne visą laiką gal ir būna paprasta, ne, nes yra noras tiek būti su mase, ne, turėti ten daug draugų, pripažinimo iš visų ir kartais stovėdamas savo vertybės, tu turi būti kitoks. Ne? Taip, tampi kitoks. Iš tikrųjų tampi kitoks, toks žalia varna. Lygiai tas pas su alkoholiu. Tarkim, aš irgi ten iki 24 metų dar ten kokteiliukus kažkokius išgerdavau, o po 24 pasakiau, man nepakeliui su alkoholiu, nuo to laiko visiškai netrupučio. Ir toks jautiesi žalia varna šiek tiek, būdamas tam tikroje aplinkoje, bet žiūri, kad ta aplinka po to adaptuojasi, supranta, kad kitaip nebus. Bet matai, dar tavo laikai buvo tokie, kur tai buvo net ir nepriimtina nevartot. Buvo tam tikras laikotarpis. Taip, dabar žiūrint, ten mes su klasiokai susitinkam, visi brandus, visi tokie jau ir drąsūs. Ten daugiau tas alkoholio vartojimas, kad racionalią smegenų dalį šiek tiek atrofuoti. Filtrą. Taip, šiek tiek ją, žinai, atjungti, kad emocijos pasiduotų. Iš tikrųjų, tas labai buvo svarbu. Pavyzdžiui, iš mano perspektyvos man drąsos labai trūko. Aš norėjau, žinai, būti drąsesnis, ten užkalbinti merginą, kokią pašokdinti ir tekdavo šiek tiek išgerti, žinai. Ir išgerus tada racionalioji smegenų dalis atjungiama, ko rezultate, žiūrėk, drąsiau prieiti, pakalbinti ir viską. Bet po to, kai drąsos atsirado, kam tada jį vartoti? Ir dar kai suvoki, kad kokią žalą jisai. Ir kad nelabai ten drąsa, o kvailumas, kuris nes išjungia tavo tiesiog smegenų funkcijas, apsauginės funkcijas ir gali ten ir įsivelti kažkokias muštynės, kur... Taip, ir save sužaloti gali, ir kitą sužaloti gali, ir ten nesąmonės visokios vyksta, taip. Tai gerai, apibendrinant, apie pačias vertybės. Tai, kad tai yra, kaip sakei, kelrodė žvaigždė, kuri mums leidžia priimti sąmoningus sprendimus, vedančius prie mūsų norimų rezultatų, vizijos, kažkokių išsikeltų tikslų. Tai užduotis yra skirtam laiko gilintis, užduoti savo klausimą, kas man iš tikrųjų yra gyvenime svarbu, ir nebandyti susilieti su mase, nesivadovauti kažkokiom primestom vertybėm, nes ten būti tokiem kaip visi, nes būtent vertybės ir parodo mūsų autentiškumą, tai kas mums yra svarbu ir kokie yra mūsų gyvenimo prioritetai, o ne taip, kaip turėtumėm elgtis, kad pritaptumėm. Taip, mes galim būti tie, kurie parodom realiai, ko galima vadovautis, būti to pavyzdžiu. Tai gali būti kelrodė žvaigždė, tai gali būti navigacija, taip, tai gali būti kompasas, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, bet šitoje vietoje labai svarbu suprasti, kad vertybės leidžia saugiai jaustis pačiam einant tuo gyvenimo keliu. Reikia suprasti, kad nepaisant to, kad bus vertybės, vis tiek tame gyvenimo kelyje atsiras duobių, bus duobių. Jeigu man sveikata yra vertybė, tai nereiškia, kad aš nesusirgsiu kažkokiu virusu arba neturėsiu traumos. Taip. Vis tiek tas gali nutikti bet kokiom aplinkybėm, nes mes esame žmonės. Ir tie nuodėmingi žmonės, nuodėmė tokia kaip puikybė, irgi išlenda tam tikrais gyvenimo etapais. Ir įsivaizduok, buvo renginys, pardavimų formulė, čia gegužės 8 dieną. Ir man atėjo metas irgi daryti atsispaudimus. Aš ten buvau su savo knyga, ją reprezentacija jos buvo taip ir žodžiu su savo stendu. Ir aš darau atsispaudimus, 50 tuo metu ir 2 merginos filmuoja. Ir taip, žinai, galvoju, reikia vyšnę ant torto, dar špagatą padaryti. Žinai. Ir kur buvo mano ta puikybė, kur aš pagavau, kad jau čia noriu pasipuikuoti. Ir kur čia buvo didžiausia klaida, kad mano apatinė dalis buvo visiškai nesušildyta. Raumenynas buvo sušalęs, nes ten ganėtinai vėsu buvo ir jokios mankštos prieš tai nebuvau padaręs. Ir aš taip darau špagatą ir taip jaučiu kažkas tai. Galvojau plyšo, ne kelnės, bet galvojau raumo plyšo. Žodžiu, ten pirmą kartą aš nesu su to susidūręs. Nors špagatą jau darau aš ten kiekvieną dieną 3 metus. Ir taip įsigastų, žinai, kas čia atsitinka. Ir
Galiausiai kažkaip patempimas kažkoks lengvas, nieko ten rimto nebuvo, ačiū Dievui. Bet iš karto, žvelgiant iš tos vertybinės pusės, labai aiškiai save pagavau, kad laikausi, koncentruojuosi, bet atsitinka gyvenimo tam tikri etapai, kur išlenda tam tikros nuodėmės, šiuo atveju kaip puikybė, ir to rezultate pas save sužaloju. Taip. Bet gyvenimas yra labai nuostabus, nes gyvenime yra tobulas balansas. Ir kaip ir sakiau, kai tik tais kažkas iškelia nosį aukščiau, atsiranda pasididžiavimas, automatiškai iš karto kerta gyvenimas ir atsitinka kažkokia gėda, kuri sugrąžina. Ja. Bet žinai, ką tu kalbi, tai čia man, žinai, siejasi su sąmoningumu ir nesąmoningumu. Kur sąmoningai aš einu tuo keliu, einu ir sąmoningumą prarandu. Net, taip. Žinai, ir nesąmoningą veiksmą kažkokį padarau. Ką reiškia nesąmoningas? Tai reiškia akimirkai visiškai neapmastau, taip. Racionaliai neapmastau, kas čia dabar bus. Taip. Neįvertinu tų aplinkybių. Kažkam impulsui pasiduodu. Pasiduodu impulsui, taip. Taip. Ir pist, ir ir supranti traumą. Lygioj vietoj. Nu nieko, jaunas, išsilaižysi. Taip, teisingai. Gerai. Tai manau, su vertybių tema čia ir uždarysim su faina istorija. Ačiū, kad pasidalinai. Ir toliau tęsiant apie mūsų istoriją, pažinties. Tai mes kartu susipažinom, kai dirbau pardavimų vadovu, o tu tada buvai mokymų treneris, pardavimų mokymų treneris. Vidinis treneris, tai B2B. Tai B2B su verslo klientais. Tai mes iš karto, atsimenu, per mokymus suvaibinom, taip sakant. Paskui būdavo irgi tokia praktika, kad važiuojant pas klientus irgi važiuodavai kartu su manimi pačius pirmus susitikimus, kad užtikrinta etišką bendravimą su klientais, tą procesą pardavimo užtikrinti, kad būtų jisai irgi reprezentuojantis įmonę ir atliepiantis klientų poreikius, o ne ten kažkokie bandymai prakišt, prastumt, kad tik tais komisinius susidirbt. Ir mes tada kažkaip pradėjom bendraut ir pamenu, čia pati pradžia buvo mano irgi karjeros, jau kada toje verslo srityje pradėjau darbuotis. Atsimenu, išsikėliau tikslus. Tai vienas iš tikslų buvo įveikti viešo kalbėjimo baimę. Taip. Nes aš ją turėjau labai stiprią ir man būdavo labai sunku pasisakyti net prieš keletą žmonių. Netgi komandoje, ten, kad ir pažįstami žmonės, kažkoks yra komandos susitikimas, ten 4-5 žmonės, visi ten išsako savo nuomonę, diskutuoja, argumentuoja savo ten kažkokį požiūrį. Ir aš noriu kažką pasakyti ir jau ruošiuosi ir iš karto sukausto, atrodo, kvapą atima, raudonis pradeda mušt, tada iš karto dar apie tai pradedi galvoti, kad ir kiti mato, kad kažkaip blogai pasirodysi, nes dar tik tais, ta karjeros pradžia, tai vis tiek nori įsitvirtinti ir kažkokį autoritetą tame turėti būti specialistu, o vos tik tais nori pasidalinti kažkuo ir čia ir stoja viskas. Ir atsimenu, išsikėliau tikslą. Tik išsikėliau, ten praėjo gal kelios savaitės, ar gal net ir kelios dienos. Atsimenu, prieini tu prie manęs. Pamini, ką sakei? Įsivaizduoju, aš tą vietą, kaip dabar atsimenu. Ja. Tai sako, Rimvydas, žiūrėk, nori galbūt seminare sudalyvauti. Bus moterim seminaras, ten dalyvaus apie 60 moterų. Ir labai galvoju, sako, tu tiktum. Sako, tavo plaukai ir mano grožis. Labai geras bus derinys. Ir aš, sako, taip įsivaizduoju, kad tu ten maždaug būsi kaip flipboardas, ant kurio moterys rašys. Taip įsivaizduoju su šortukais, tu įvažiuoji ant riedučių į sceną. Aš taip klausau, jau mane ten purtyt pradeda, bet aš išsikėliau tikslą įveikti viešo kalbėjimo baimę. Ir čia toks tiesiausias kelias, koks gali būti tokį nepatogumą einant. Ir iš karto sakau, gerai, darom. Čia tavo irgi žodžius, tu taip irgi nusistebėjai. Sako Rimvydas, o tu supranti, su kuo tu sutikai? Sakau, jo. Aišku, iki to nedėjom, kad išsirengti ir po sceną važinėti su ridučiais, gal ir gerai.
bet apsinuoginti reikėjo iki pusės. Taip. Ja, tai galbūt gali pasidalinti, kaip tau ta idėja kilo. Aš nepamenu, ar aš buvau tau sakęs, kad aš tokį tikslą turiu kalbėti viešai, ar nežinau, tau kažkaip taip pasirodė. Taip. Žinai, situacija buvo tokia, kad galvoju padarysiu viešą seminarą moterims. Ir kodėl moterims? Dėl to, kad norėjau išsiskirti, kad kažkaip mišrios vis grupės būdavo, bet galvoju, reikia kažką kitaip padaryti. Taip. Ir tegul būna moterims. Ir supranti, aš tą paleidžiu visą registraciją ir gaunu raštą iš lygių teisių kontrolierių su pasiaiškinimu, turiu pasiaiškinti, kodėl tik moteris. Ir ten daug klausimų, ką aš ten su jom darysiu ir taip toliau. Ir taip aš net nepagalvojau, supranti, apie tas aplinkybės, kad čia taip gali būti. O pasirodo kažkas tai, kažkam tas nepatiko. Perdavė jiems ir jie tada atitinkamai su manimi susisiekė. Tai diskriminuoja lytį? Taip, ir kodėl nėra vyrų. Ir dar vyrų lytį diskriminuoja? Taip, vienas iš klausimų, kodėl nėra vyrų. Ten nebuvo taip, kad registracijoje buvo nurodyta, kad seminaras tik moterim ir draudžiama vyrams. Taip nebuvo, bet kažkaip, matyt, vis tiek, aišku, kad jeigu moteriams, tai ko ten man eiti. Ir vyrai nesiregistravo ir taip galvoju, kad brač, tai tada reikia ant greitųjų, kad vyrai registruotųsi. Ir galvoju, tu man, žinai, buvai toksai, kur tave pamatai ir taip atrodo iniciatyvus, toksai gyvas, toks, žodžiu, viskas, ko man trūksta, tai vyrai, žinai. Ir taip galvoju, su plaukais, aukštas, sportiškas, visiškai moterim turėtų ten tikti, tas balansas, kaip tu sakai, žinai. Aš ten čia, tu čia ir mes tada taip, susivienodinam, gaunasi, kad taip, toksai, ten gal vienai kitai visai aš įtiksiu, ten 58 tu, žinai, ir žodžiu, tai man, nežinau, žinai, aš tave pamačiau ir taip galvoju, norisi tave įtraukti, aš tau pasiūliau, tu užsiregistravai, ir tada man tie ir atsakymai gerai tiko kontrolieriam, kur yra kas nori, kas registruojasi, kas dalyvaus. Ir tau ta terpė buvo suteikta ir aš iš tikrųjų buvau nustebęs, kad tu sutiksi su mano ta crazy vizija tokia. Riedučius eliminavom, bet atsakymas buvo ant tavo bicepso. Reikėjo nusirengti. Kur tada atitinkamai taip nusirengiai ir atsakymas paaiškėjo. Ja. Mes kaip tik šiandien su Linu, operatorium, kuris yra dabar už kadro, ačiū tau, Linai, kalbėjom irgi važiuodami apie tai, kad kaip gyvenime viskas susidėlioja, viskas į savas vietas ir ypač, kada ilgesnę kažkokią perspektyvą pasižiūrė, pavyzdžiui, mes su Linu, kaip susipažinom, tai aš vedžiau meditaciją, Ošo dinaminę ten Lampėdžiuose paplūdimyje ir kažkaip per pažįstamus, per kažką jisai sudalyvavo. Ir mes tada susipažinom, paskui pas mane vizijos stovykloje buvo ir paskui galiausiai paskambino man, peržiūrės mano YouTube kanalą, kad sako, gal nori, žinai, įgyvendinti kažkokias idėjas, kur aš jau buvau pradėjęs galvoti apie tai, kad aš noriu kur toliau, tik neturėjau žmogaus, su kuo galėčiau tai padaryti, kas galėtų sufilmuoti, sudėtinti ir visą kitą. Ir taip visa seka, atrodo, kur visiškai nesusiję dalykai, dariau meditaciją, kuri buvo irgi tokia, tiesiog iš idėjos kažkuo pasidalint, ir viskas taip išsirutuliojo ir su tavim, dabar ką girdžiu, tai iš vienos pusės iššūkis, kažkas pasikreipė ir dar ten, kiek atsimenu, net ir baudom grasino, kad jeigu nebus vyrų, ir čia galėtų būti stabdys, kur sakytum stop, bet ilgalaikiai perspektyvoje viskas taip susidėliojo, kad tada man atsirado galimybė vardant to, kad tai įvyko, man atsirado galimybė tą viešo kalbėjimo baimę įveikti. Tada viskas dar labiau bus, kai pradėjo dėliotis. Bet žinai, kaip aš galvoju, kad realiai viskas, kas įvyksta, tai tavo yra elgsenos pasiekmė. Kaip tu elgiesi. Jeigu savęs taip nebūtum pozicionavęs ir mano atžvilgiu nebūtum tokių emocijų demonstravęs, kaip kad norą bendrauti, norą pasiimti informaciją, norą važiuoti kartu pas klientus, atitinkamai vargu bau ir aš tau būčiau tą galimybę tokią pateikęs.
Bet kai aš tave mačiau tokį gyvą, energingą, kuris nori eiti į sceną, taip iš karto, pirmą numerį aš galvoju, pasaka. Man pačiam ten irgi, žinai, viskas atrodo atitinka, nežinau, virš 100%. Ir tada atitinkamai tavo elgsena jinai sąlygoja tokį rezultatą. Taip, lygiai taip pat aš labai gerai atsimenu iš savo pirmųjų žingsnių versle, kur aš į vadovus, tuometinius vadovus žiūrėdavau, nežinau, labai jausdavau irgi gerus jausmus jų atžvilgių. Man jų kompetencija labai imponavo, jų bendrai, kaip jie vizualiai atrodo, kaip save komunikuoja, pateikia. Ir taip, žinai, einu pro juos ir man norisi tą kūno kalbą aiškiai, net nesąmoningai ta kūno kalba demonstruoja tą šiltus jausmus jų atžvilgių. Tai išsiduoda per šypseną, per degančias akis, žvelgiant į juos. Ir supranti, praeina tam tikras laikotarpis, ir čia buvo real story, kur praeina 14 metų ir vienas iš tų aukščiausių vadovų paskambina man, sako, noriu, kad mokytų mano žmonės. Galvoju, gal grupė ten kažkokia, 14 žmonių, kurią padaryti mokymus. Sako, kiek žmonių? 300. Okay. Ir ta draugystė mūsų truko 4 metus. 4 metai mokymo procesas. Ir taip, žinai, pagalvoju, kur nebuvo visiškai jokių minčių. Aš net nežinojau tuo laikotarpiu, kad aš turėsiu savo įmonę, kad mokymus vesiu. Tiesiog viskas vyksta natūraliai, nuoširdžiai. To neslėpi, neblokuoji. Ir dividendai, ir ta pasiekmė, žiūrėk, po 14 metų sugrįžta. Bet čia viskas dėl elgsenos. Taip. Jeigu darai iš širdies, tai kam tu jauti įkvėpimą, tai kas tau patinka ir vadovaujasi savo vertybėm. Taip. Gerai, tai aš dar noriu iš savo perspektyvos pasidalinti savo suvokimais, kas įvyko, koks pokytis įvyko ir ką supratau visame tame įveikdama savo baimę viešo kalbėjimo. Tai dar noriu pasidalinti iš savo perspektyvos suvokimais ir apskritai apie pačias baimės, kad aš iš karto sutikau su tavo pasiūlymu tam, kad nespėt prisigalvot priežasčių, dėl ko nedaryti. Žinai. Ir pamenu, kai sutikau, tai kaip ir viskas buvo ok, pasijuokėm, bet paskui jau pradėjo lysti įvairios mintys, kad kaip čia atrodys, čia gal apsijuoksiu ir ten visa kita. Bet gerai, jau einam toliau, žengiam tą žingsnį. Noriu kalbėti viešai, nes aš turiu ką pasakyti, atrodo, turiu žinių ir aš noriu dalintis, bet stabdo ir mane apriboja mano baimė. Tai pamenu, čia buvo viena gal stipriausių mano gyvenime patirčių, kai jau prasidėjo seminaras ir buvo taip, kad jau tu pradėjai, ten pasakojai, ir pačioje pabaigoje aš kažkaip turėjau ateiti ir tas laukimas, tas tarpas, atrodo, truko visą amžinybę. Aha. Ir jau aš už durų stovėdamas ir laukdamas, jau ten ir prakaitavau, ir oro trūko, ir visas raudonis muša. Tai pamenu, aš ten buvau kažkur knygoje prisiskaitęs, kaip galima suvaldyti tą įtampą, tai ir kvėpavimo pratimus dariau, ir po tą koridorių bėgiojau pirmyn atgal, kad kažkaip mintis, ir atsispaudimus dariau, ten, jeigu filmavo, ten kažkas tame viešbutyje, tai ten jaučiu prisijuokė. Ir atsimenu, kuo arčiau žinau, kad mano išėjimas į sceną, tuo stipriau širdis daužosi, tuo labiau oro trūksta. Ir pamenu, išeinu į sceną, viskas. Jau atrodo, net negirdžiu nei auditorijos, ten man uždavinėja klausimus, kur aš turiu atsakyti taip arba ne. Oro trūksta, visas raudonas, rankos dreba. Ir dar aš žinau, kad turiu nusivilkti marškinius. Ir parodyti bicepsus prieš 60 moterų auditoriją. Ir aš mąstau apie tai, kad dabar visos moterys mane mato, kaip triušiuką išsigandusi, visą raudoną, baikštų. Ir aš jau net girdžiu, kaip tos moterys, kurios sėdė auditorijai, mane apkalbinėja. Aš galiu prisiekti, kad aš girdėjau, kaip sakė, kad pažiūrėk, sako, koks jis raudonas, jisai tuoj nualps. Taip. Ir tada dar aš į didesnę paniką ir dar nusirengti reikės ir dar mano pilvas ten pamatys lašinį ir žinai. Bet pamenu, paskui vis lengviau kažkaip,
jau yra kaip yra, jau nepabėgsiu, žinai, pradėjau kvėpuoti, praėjo viskas ir aš jau ten dar toks visas adrenalinę nulipau nuo scenos, nuėjau įsipilt vandens atsigert ir tos pačios moterys, kurios man atrodė, kad mane apkalbinėja, kaip paskui išsiaiškinau, ne, tai jos priėjo prie manęs ir sako, va tu, sako, koks drąsus, klausyk, sako, šitaip prieš 60 moterų auditoriją, nusirengt marškinius, žinai, ir gal, sako, kada su Rimvydu darysit dar tokį seminarą, sako, mielai sudalyvautumėm, arba pas mus, sako, gal į įmonę atvažiuotumėt viduj padaryti net mokymus. Ir aš toks, aha, tai reiškiasi, kad tai, kas vyksta mano galvoje, kas mane iš tikrųjų gąsdina, va tas filmukas, ne, kuris sukasi mano galvoje, tai iš principo ir yra tai, ko aš bijau, nors tai nėra realybė. Tai. Aš pats susikūriau, pats prisivaizdavau, netgi išgirdau, kaip mane apkalbinėja, kas nevyko. Iš tikrųjų, tai kažkokia haliucinacija, žinai, ten toj panikos tam momente. Ir tada, atsimenu, po šito seminaro, tai pas mane buvo kažkoks, wow, kažkas, nežinau, persitvarkėte mano suvokime. Ir kaip vienas iš pavyzdžių, atsimenu, važiuodavau pas klientus kaip vadybininkas, ne, ten vest pokalbius ir irgi, atsimenu, važiuodavau taip nedrąsiai, ten, jeigu būdavo kažkoks šlagbaumas, ne, tai aš ten mašiną pastatydavau toliau, ateidavau peškom, nedaug dievė ten skambinti direktoriui, prašyti, kad mane įleistų. Ne. Ir pamenu, prigavau save, kad atvažiuoju aš jau ten pas klientą, šlagbaumas, aš jam taip drąsiai, labą dieną, atvažiavo Arnoldas, prašom atidarykit šlagbaumą, čia noriu važiuoti pastatyti mašiną. Nu, įleidžia, aš toks savim užtikrintas, pasitikintis, įžengiu pro duris, ten labą dieną, gal skau kavos atsigeriam, gerai, mielai padarysit, ir aš jau stebiuosi savim, wow, galvoju, kas čia vyksta, žinai, kaip diena ir naktis atrodo po vieno įvykio, nors tas įvykis buvo labai intensyvus, bet tai ir davė esminius pokyčius gyvenime. Ja? Ir dabar viešas kalbėjimas, ką mes ir darom dabar, tai ir yra mano toks drive'as, ne, iš vidaus, kas man labai patinka ir kur aš dabar ir vedu mokymus ir filmuojuosi ir tai mane įkvepia ir yra didžiausia prasmė mano gyvenimo, neatsiejama gyvenimo dalis, kur atrodo vienas kažkoks gyvenimo įvykis, ne, nulaužė visus ribotuvus ir atvėrė duris į visai kitokias perspektyvas. Tai ačiū tau. Taip. Bet tu čia labai teisingai palietei, kad iš ties tos baimės, kurios yra mumise, jos labai kuria atitinkamus vaizdinius ir slopina mus daryti tam tikrus veiksmus. Ir iš tikrųjų, va, tokios aplinkybės jos leidžia suprasti, kad niekas apie tave negalvoja. Taip. Ten kiekvienas turi savo rūpesčių, kiekvienas galvoja apie savo kasdienybę, apie savo gyvenimus ir mažiausiai mes jiems rūpim. O mes ir galvojam, ką pagalvos kiti, ne, kaip kiti žmonės. O mes labai jau susireikšminę, galvojam apie tai, ką tie kiti žmonės apie mus galvos, kad jie viską mato, kad jie dabar čia būtent tai, apie ką galvoju ir labiausiai nuskaito ir labiausiai teisia. Metų metus apie mane kalbės paskui. Taip, kalbės jie čia visą laiką. O iš tikrųjų jie labai greitai pamiršta, o ten tie įvykiai, kurie atsitinka, jie irgi žmonės labai aiškiai supranta, vat, kas su žmogumi vyksta ir normaliai tą priima. Bet svarbiausia čia, kaip mes patys save analizuojam ir ką mes pasimam iš to. Ir tu labai aiškiai tada pastebėjai, ir aš esu savo gyvenimo kely šitam trenerystės kely, konsultanto kelyje, irgi esu identifikavęs, kad taip, dažnu atveju save ten spaudi, teisi, ko aplinka net nemato arba net apie tai negalvoja. Taip. Ir kai supranti, kad ne tu esi svarbiausias, o yra tie žmonės svarbiausi. Ir tavo svarbiausias uždavinys yra duoti tai, ką tu turi jiems duoti, nes jie atėjo tam tikrus dalykus iš tavęs pasiimti. Ir ten koncentracija ir turėtų būti. Taip. O ne į tai, kad ko tu čia pats bijai vienu ar kitų dalykų. Tai, ką bijai, reikia tiesiog daryti tam tikrus veiksmus. Kaip kad praktikuotis, repetuoti, kad kuo rečiau su tuo susidurti ir nesusimauti, pavyzdžiui. Taip. Sutapimas ar ne, bet čia dar istorija nesibaigė. Jo, iš karto po šito seminaro, po šitos praktikos,
Rimvydas organizavo mokymus streso valdymo ir baimių vykimo. Kažkaip tai vadinasi, ne? I can buvom pavadinę. I can, aš galiu. Ja, ir aš atsimenu, gavau laišką, kad registracija, bet ten irgi buvo raudonom raidėm, kad bus, nežinau kaip tiksliai, bet kad irgi bus praktikos ir reikės eiti į nepatogumą ir nebus lengva, tai atsirinksiu tuos, kurie bus pasiryžę pokyčiams. Kažkaip tai buvo, kad jūs tokių perspinta. Reikėjo tokį net ir motyvacinį laišką parašyti, kodėl tu nori dalyvauti, ne? Ir atsirinko Rimvydas mane, tai teko sudalyvauti ir pamenu, tuo ir buvo paremta pati praktika, ne, ten buvo dalis teorijos iš esmės, kaip tos baimės mus kausto ir kad tai yra tam tikra tik tais plona riba, prie kurios, tai yra mūsų tam tikros galimybių ribos, prie kurių mes priartėjom, ne? Ir tada jau kai einam už tos ribos, tai mums ir kyla stresas, ne, baimė, panikos kažkokios ir atitinkamos kūno reakcijos vyksta, kaip man raudonis ir tai yra vienas žingsnis iš principo paimti ir peržengti ir tai yra momentaliai, ten gal kelios sekundės, ne kelios minutės, kol tą žingsnį žengi ir paskui jau tavo tos galimybių ribos prasiplečia. Ne? Bet čia įdomi buvo tas, kad pirmą man davė praktiką, pastatė ant scenos, o paskui padarė mokymus apie tai. Tai paskui aš tą gavau teoriją. Ai, tai va, čia kaip. Ja. Tai ir mes tada irgi darėm užduotis, pamenu, buvo irgi užduočių lapas, bet ten mes galėjom patys rinktis, ką ir kaip daryti. Tai viena iš užduočių, atsimenu, buvo troleibuse suskeltą anekdotą arba užkalbint žmonės. Ir ta užduotis buvo ypatinga tuo, kad troleibuse tu neturi kur pabėgti. Nes jeigu kažkur gatvėje pakalbinsi žmogų, tu visą laiką gali apsisukti ir nueiti, o troleibuse tu turėsi važiuoti iki kitos stotelės. Tai reiškia, tu visame tame turėsi išbūti. Tai atsimenu, man irgi Rimvydas davė lapą užduočių, sako, tu žiūrėk, tau šitas reikia, ten kitas gali net nedaryti, jau tau čia bus per mažai, bet tu šitas padarysi, sako. Nu gerai, davai. Paskui galėsim irgi įdėti video, ne? Nes aš esu kelis video kėlęs pas save į socialinius tinklus, tai nemažai sulaukiu komentarų, kad aš čia kažkokias fantazijas pasakoju, žinai, iš šalies žmonėm atrodo, kad visą tai, ką mes ir dabar kalbam, nevyko, aš čia, žinai, susifantazavau, nes sunku net ir patikėti. Bet kai kurie laidos epizodai gali būti nepriimtini vaikams, bei jautresnės psichikos žiūrovams. Visi, kaip gyvenat? Ar puikiai? Ar žinot, kas šiandien yra per diena? Ne? Šiandien yra penktadienis! Penktadienis. Duokit 5 už penktadienį, už penktadienį, už penktadienį, už penktadienį, bam, bam, galima. Už penktadienį. Wow. Irgi tau 5 už penktadienį. 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 O, kaip faina. Ačiū. Jau žinokit, pati geriausia publika, kurią esu turėjęs. Bet ir pati pirma. O, ačiū. Geros jums dienos. Laikykitės, būkit saugus. Vėlgi, grįžtam prie to, kad, kaip ir sakiau, šito video, šito podcast'o tikslas ir yra parodyti tą kelionės, to pokyčio visą smagumą, kokį pokytį ir kokią įtaką gali duoti gyvenime tokie nuostabūs sutikti žmonės ir kaip kardinaliai gyvenimas gali pasikeisti ir svajonės tiesiog pradėti pildytis viena po kitos, kaip man viešas kalbėjimas. Aš čia norėčiau reaguoti taip, kad čia reikia suprasti, kad buvo 17-18 metai kažkur, ar ne? Šiaip realiai. Jo. Tas seminaras moterims 17 buvo metai. Ir po to mokymai. Tai
Supranti, mano indėlis realiai, aš sakyčiau, ten mažiausias buvo. Viskas buvo tavy. Tu buvai pilnas energijos, toksai užsivedęs ir tu turėjai norą tą ugdyti kompetenciją, ugdyti. Nes buvo tam tikrų dalyvių, kurie nesiryžo padaryti, net ir paprasčiausių užduočių. Va, ir iš tikrųjų čia ir buvo, žinai, tos sesijos, to mokymo tikslas, kad sukurti žmonėms erdvę, praplėsti komforto zoną. Nes aš esu jau patogioje aplinkybėje ir įgūsti naujų dalykų, pastebėti save iš šalies, susidurti su savo baimėmis, įsivardinti tas baimės. Ir tokiu būdu tą išbandžius, padarius, tą komforto zoną praplėsti. Ir tavoji zona jį plėtėsi, nes tu taip jauti, kad paeina, niekas manęs nenuteisė. Tas video labai aiškiai ir parodė, kaip žmonės tokie... Kaip tik džiaugiasi. Pasidavė tam, taip visiems 5 davėjai. Nors mintyse irgi sukosi paveiksliukas, kad čia gal ir vairuotojas sustabdys ir autobusą, iškvies policijas. Beprotis čia kažkoks, šūkauja autobusą. Taip, tie reiškiniai nebuvo tokie įprasti tuo laikotarpiu. Dabar mes čia daug dalykų matom. Jau yra YouTube'as, challenge'ai visokie. Taip, o tuo laikotarpiu tai retenybė buvo. Ir sakau, aš čia mažiausia vaidmenį sužaidžiau, tiesiog tu pakliuvai tame kelyje ir tavo pasiryžimas, noras, savęs matymas, ką tu nori savį formuoti ir privedė prie to, kad tu imi tas galimybės, kurios tau buvo sutiktos. Bet nebūtų buvę tokių aplinkybių, galimybių. Klausimas, ar aš ten pats būčiau ir kažkur troleibuse susigalvojęs. Taip. Bet žinai, žmonių gyvenime yra labai daug, kuriuos mes sutinkam savo kelyje ir aš tikiu, kad tu ir dabar sutinki ir tada būtum sutikęs, kurie tau įduotų tas galimybės, nes tu tuo spinduliavai. Traukiu prie savęs. Taip, traukia kaip magnetas. Žinai, jeigu žmogus taip elgiasi, kaip tu elgiesi ir šypsaisi ir tą žingeidumą demonstruoja ir tą norą įgyti žinias, tai atrodo žmogus pats tą rodo ir kodėl jam to neduoti. O kodėl duoti? Iš tavo perspektyvos. Tu gali, irgi tu turi savų reikalų, savų darbų. Aš ten tau pinigų už tai nemokėjau. Gal atsižvelkime ir į tai, kad čia nebuvo kažkokie mokami mokymai, ar ten dar už tą seminarą, dar tu man sumokėjai, kad aš dalyvaučiau. Jo, tai tada kokia tau nauda dalintis, ir padėti, pavyzdžiui, gal nebūtinai apie mane, bet bendrai, kokia tau nauda dalintis su kitais. Čia vėlgi prie vertybių sugrįžtam. Tai viena iš vertybių, trečioji vertybė ir yra asmeninė veikla. Mėgiama veikla, kurią aš užsiimu. Ir toj veikloj veiksmažodžiai ir yra dalintis. Taip. Pasidalinti su kitais, dalintis informaciją, įkvėpti žmonės, ten išlaisvinti savo potencialą sąmoningais ir sąžiningais veiksmais. Taip. Žinai, tas aiškios žinutės įduotos, kur jeigu aš kažką turiu tam tikrą gyvenimišką, tarkim, patirtį, nors kiek ten jos yra pas mane, ne per daugiausiai, dar iš tikrųjų labai jaunas. Galėsiu užrašyti kiek metų. Kiek metų JJ. Kiek metų JJ, Tai supranti, atrodo vis tiek, nepaisant to, yra tam tikras patyrimas. Ir yra žmogus, kuris nori tą patyrimą gauti. Taip. Ir yra labai aiškiai užduota žinutė, kad nori tuo dalintis, nuoširdžiai tą duoti. Ir tokios aplinkybės susidėliojo ir tada yra kasima ir tada tą išpildau savo misiją, savo viziją. Gerai, tai išpildykim žiūrovų. Taip. Viziją, misiją. Tai sakykime, dabar mūsų žiūrovai žiūri ir galvoja, kad aš turiu kažkokią baimę, ten gal viešo kalbėjimo. 90% žmonių turi viešo kalbėjimo baimę. Tai kokius veiksmus, ką man dabar padaryti, kad aš jau, bent jau kažkiek tą baimę įveikčiau ir pasistumėčiau link savo norimų rezultatų. Bet mes ir minim tą raktinį žodį yra baimė.
Taip. Tai reiškia, aš labai aiškiai turiu stoti akistaton su ją. Labai aiškiai turiu įsivardinti, kokią aš baimę jaučiu. Taip. Va, kokios mintys palydi tą baimę. Kokie paskui vaizdiniai sukasi Taip, mano galvoje. tada su mintimis mes tos vaizdinius susikūrėm. Ir atitinkamai įsivertinti, o kas blogiausia gali nutikti toje aplinkybėje. Kas blogiausia gali atsitikti. Kas apkalbės, pasijuoks. Tiesiog labai aiškiai savo pasakyti, kur pamatai, kad to, ko labiausiai bijau, tas nieko ten labai blogo man nepadaro. Va. Tada atitinkamai pradėti mąstyti, o kaip aš kitaip galėčiau galvoti. Kodėl aš kartuoju savo žodžius, susimausiu, apsijuoksiu, apie mane kalbėjęs, viskas per neigiamą prizmę. Taip. Bet kai aš suvokiu, kad tie žodžiai kaip tik mane žlugdo patį ir tos pasiekmės, apie kurias aš galvoju, jos nėra tokios blogos, kaip aš įsivaizduoju, aš tada galiu galvoti kitaip. Aš įkvėpsiu, aš nudžiuginsiu, aš praskaidrinsiu nuotaiką, aš įduosiu žinią, kuri žmogui surezonuos ir jisai gal visai kitaip pradės mąstyti. Taip. Viską per teigiamą prizmę. Ir tada, kai pradeda mąstyti per teigiamą prizmę, kada savo tą kartoju, tada atitinkamai elgseną pasirenku. Kaip aš reaguosiu, kaip aš elgsiu. Aš paraudonavau, kaip aš elgsiuosi šitoj vietoj. Gal paleisiu viską juokais. Taip, gal aš tiesiog, taip, kaip tik dar labiau šypsosiuosi. Arba ten, vat, pasidžiaugsiu, kad manyje dar yra išlikęs tas, žinai, toksai nuoširdumas. Nes tas raudonis, jisai, parodo, kad žmogus yra, vat... Kad jam tai yra svarbu. Taip, jam svarbu, nuoširdus, toksai gerų ketinimų vedinas. Taip. Va, ir tada elgsena jį labai irgi yra iškalbinga. Kūno kalba, balso tonas, jie išduoda iš ties, ką iš tikrųjų žmogus mąsto. Taip. Ir svarbu savęs šitoje vietoje nežlugdyti. Ir vat šitos punktus įgyvendinti. Tai stoti akistaton su baime, ją labai aiškiai įsivardinti, atkreipti dėmesį, o ką aš savo kartoju, kai baimę jaučiu. Tada kas blogiausia gali nutikti visame tame. Ir kas geriausia. Ko aš imsiuosi. Taip. Va, bet blogiausia, kad pamatyti, jog tas realiai blogumas, apie kurį aš taip paviršutiniškai pagalvoju, bet kai aš jį įsivardinu, pamatau, kad nieko ten blogo ir nėra. Taip. Ir tada, kaip aš galėčiau mąstyti kitaip, kokius žodžius savo galėčiau kartoti ir atitinkamai, kaip elgsiuosi kitaip. Va, tose aplinkybėse. Taip. Tai aš labai tikiuosi, kad žiūrovai įgyvenins tos punktus ir padarys pokytį. Tai aš tik galiu savo patirtimi užtikrinti, kad tai veikia ir tai duoda rezultatą. Jeigu paimsit, jeigu padarysit, pokyčiai garantuoti. Kokybės standartas. Taip. Dar truputį noriu tęsiant istoriją mūsų pažinties, kai kuriuos įvykius irgi pabrėžti, apie kuriuos galbūt tu ir pats net ir nežinai, bet kokią įtaką padarei iš šalies. Ne? Tai aš pamenu, kai jau kažkurį laiką dar padirbai trenerių pardavimų ir išėjai iš samdomo darbo, išėjai dirbti ant savęs. Ne? Ir pamenu irgi, tu su manimi nemažai dalinaisi, kaip tau sekasi, su kokiais iššūkiais susiduri, bet per tą gerąją prizmę, žinai, parodai tą ir laisvę, savo laiko planavimą, kad vat, ir gali daugiau laiko su šeima skirti, savo vertybę išpildai, skambinus, kol susitinkam, ne, aš dabar su Saulyte eisiu pietų miegelio. Ir aš taip iš šalies žiūrėdamas, atsimenu irgi, vat aš noriu irgi dirbti ant savęs, ne, žinai, dirbti savarankiškai, kurti kažkokią veiklą, verslą ir šitoje vietoje tu vat savo pavyzdžiu įkvėpi vėl mane pokyčiam. Tai aš neilgai trukus irgi išėjau iš samdomo darbo, ne, pradėjau savarankišką veiklą finansų konsultanto ir tai tu ir įkvėpiai tam pokyčiui ir paskui tapai vienu pirmųjų mano klientų. Jo, ir pamenu, irgi čia yra labai man įsimintina ir svarbi vieta, nes kai aš pradėjau, man gana sunkiai sekėsi, ne? Nes aš neturėjau ten nei žinių, nei kažkokios patirties ir tai visiškai naujas sritis finansai. Jau dabar 6 metai, žinai, bet čia buvo prieš 6 metus, kur buvo visiškai viskas nauja ir pamenu, tave pasikviečiau į konsultaciją, ten London Grill gal buvom susitikę ar
kažkokiam restorane. Pamenu, tau pasakoju, ten ant lapo rašau, tu ten savo pro langą kažkur žiūri ir aš suprantu, kad, neįdomu, žinai, sakau, Rimvydai, tau neįdomu, tai sakau, galim, nebetęsti, viskas, jo, sako, man neįdomu, bet kuriuo atveju, jo, aš pasirašysiu sutartį ir man toks, tai tau neįdomu, bet tai kodėl? ir pamenu tavo žodžius, tu pasakei, kad aš čia nesuprantu, žinai, aš žinau, kad reikia investuoti pinigus, kad čia svarbi vieta, aš čia sakai nieko nesuprantu, bet aš pasitikiu tavimi, gal tu sakai šiandien ir nesi čia specialistas ir pats neturi kažkokių kompetencijų, bet čia tik laiko klausimas, ne, tai sako, pažiūrėkim į tai kaip mano investicija į tave, kaip į tavo iš šios ryties specialistą, ne, ir man toks buvo, wow, žinai, kai gyvenime pradedi eiti tuo sąmoningumo keliu, pradedi daryti tai, kas tau patinka, kurti tą pačią veiklą, tai dažnu atveju kaip tik atkrenta nemažai draugų, ne, aplinkos ir būna gaila, bet iš kitos pusės, tai vat ir tu buvai tas asmuo, kuris parodė, kad kas iš tikrųjų yra svarbu, tai ir tau svarbu ta didžioji dalis žmonių, kuriem taip nusispjaut, ką tu darai ir ko tu nedarai. Ir tik tais kaip tai gal bandys kažkaip, nežinau, sumenkint tavo veiklą, tavo tikslus, ką tu čia užsiimi, kokie čia verslai čia ir taip toliau. O tu buvai tas, kuris irgi vis tiek paskatinai, žinai, ir aš pamenu, man mūsų tas pokalbis taip giliai įsirėžė, kur būdavo tikrai ateityje kažkokios situacijos su klientais ir ten prieštaravimai, nepirkdo, pradingdavo žmonės, kur atrodo, jau ten eini procesus, sako, jo, čia reikia, čia konsultuosiu, aš čia noriu, kad būtent tu man padėtum ir būtum mano konsultantas. Ir paskui pradingsta, nebekelia ir ten galiausiai užblokuoja. Ne? Ir aš turėdavau visą laiką pasirinkimą, ar man koncentruotis į tas nesėkmes, ne, kur man klientas tiesiog pradingo ir net nepaaiškino, kodėl, gal ten tiesiog, nežinau, pasikeitė kažkas jo gyvenime ir tiesiog nenorėjo man sakyti. Ar galiu koncentruotis tokius nuoširdžius žmonės, ne, ir tokias situacijas, kur kažkas visgi mato mano vertę, kažkas visgi mato prasmę to, ką aš darau ir mane visgi palaiko ir man padeda, tiki manim, žinai. Tai šitoje vietoje, nežinau, gal tu tai ir neatkreipi dėmesio, bet man tai irgi buvo svarbi gyvenimo dalis, kuri leido toje srityje 6 metus išbūt, žinai. Tai. Tai aš čia norėčiau reaguoti taip, kad čia, žinai, susisiejo irgi vertybiniai dalykai mūsų. Man labai svarbi buvo sąžiningumo linija ir ta kryptis, sąžiningumas. Ir aš matau, kaip tu sąžiningai tą visą įeini, tai kaip tu sąžiningai nori pagelbėti, kaip tau sąžiningai rūpi. Aš labai aiškiai jaučiau, kad nėra intereso tau įbrukti mano atžvilgiu. Tavo buvo interesas suprasti mano aplinkybės, tu gilinaisi, aš ten kažkaip tuo laikotarpiu iš tikrųjų ten nenorėjau labai gilintis, galvoju, tu čia esi toj srity, tavo čia darbas, tai belieka tavim tik pasitikėti. Tuo labiau, kai matau, kad tu neši tą sąžiningumo vėliavą. Ir man taip viskas susiderino ir galvoju, daryk viską, tavim pasitikiu. Dabar žiūrint retrospektyviai, jau čia tie 6 metai, viskas labai ten sklandžiai, pastoviai vyksta tie procesai. Taip. Ir ten viskas kaip turi būti. Ir šitoje vietoje vėlgi, čia mano indėlis, reikia suprasti, kad yra labai minimalistinis tai, ką tu akcentuoji. Viskasgi tavo elgsenoj paslėpta. Nes tai yra pasiekmė, kaip aš elgiuosi. Mano interpretacija gal, žinai, tokia. Taip, tu matai, kiek daug visko mąstėjai. Kiek daug visko mąstėjai, kokių tavo pas tave patirčių buvo. O iš mano perspektyvos žvelgiant, aš, vertybiškai man patrauklus, pakeliui, aš pasitikiu. Tai jeigu apibendrinant šitą istoriją, tai kad darom mes pokytį kitiem žmonėm per savo pavyzdį. Tai reiškia,
negalim įtakoti kito žmogaus, pasakyti, kad padaryk taip, ne, arba kitaip, taip elkis arba nesielk, nes geriausiai kalba mūsų veiksmai. Tai vat ir tavo veiksmai, kuriuos tu demonstravai, ar išeidamas dirbti savarankiškai, ne, ar patikėdamas manimi kaip konsultantu, tai ir buvo tas man postumis į priekį irgi tą veiklą eit, daryt ir nepamest tos prasmės ir pačio tikėjimo. Ja. Bet ir visoje toje istorijoje svarbus elementas ir buvo tas, kad visą laiką yra dalis žmonių, kurie tavęs nepalaikys, kad ir ką tu bedarytum. Ten pasaulį keičiančią misiją gali įgyvendinti, vis tiek bus dalis žmonių, kurie sakys nesąmonę, tu negali, tau nepavyks, iš vis ką tu čia prisigalvoji. Ir tikėtina, kad mažesnė dalis, vienas kitas bus tie, kurie tavim tikės, tave palaikys. Tai žiūrovam pasirinkimas yra visą laiką, kur tą dėmesį savo nukreipsi, nes gali labai greitai pasimautant ir patikėti kažkokių kitų žmonių melu, kurie tave įtikins, kad tu negali, arba remtis tai žmonėmis, turėti galbūt mažiau jų šalia vieną kitą, bet tą tikrą draugystę, kuri padės augti, skatins pokyčius per savo pavyzdį, ir įkvėps visgi įgyvendinti savo tikslus ir idėjas. Taip. Bet šito vietoje aš apie ką dabar pagalvojau, kad iš tikrųjų vėlgi, tu matydamas tą manąjį pokytį gyvenimišką, išėjimą iš to samdomo darbo į privačią veiklą, tai atitinkamai tu ir darai veiksmus, kad su manimi turėti tam tikrą santykį ir tą patirtį pasiimti. Ir kur čia yra niuansas, kad labai, sakyčiau, teisingas kelias, mat aš atsidūręs toj aplinkybei, irgi susidūriau su žmonėmis, su kompanijomis, kurios manimi patikėjo ir mano kompetenciją pirko. Ir tada, kai aš susidūriau su tai žmonėmis, jie man gerą padarė ir tada atrodo, aš irgi gerą galiu daryti. Galiu irgi lygiai taip pat patikėti, kaip jie patikėjo manim. Nes jie realiai irgi pirko katę maiše, nežinodami, kokia kompetencija slepiasi many. Jie tik žinojo priešistorę manąją. Ir kada ta patirtis atsidūrė manyje su jų gerų pavyzdžių, tada, o kodėl man taip nepasielgti? Kodėl man, matant gerą žmogų, kurio intencijos ketinimai geri mano atžvilgiu, kodėl man juo nepatikėti skrupulingai nesigilinant į tą turinį? Jo yra duona kasdieninė, tegul jisai tame tobulėja, aš pasitikėsiu, ten investicijos nebuvo kažkokios, kad ten, žinai, baisu tą daryti, labai minimalios ir ten taip labai saugios, sakyčiau. Nuo ko ar vertėtų pradėti. Taip. Kad paskui ne per godumą ar per kažką neprisimti per didelių rizikų. Taip. Ir ten gali drąsiai taip bandyti. Taip. Ir tas bandymas jisai išsivertė į tai, kad tos investicijos vis didėjo, kurios buvo dedamos ir paskui ir pats daugiau pradėjai savarankiškai investuoti, ko irgi dalinais. Tai kas atrodo maži žingsneliai, gal dabar kažkokio didelio pokyčio neduoda, bet ilgalaikiai perspektyvoje ir įpročiai ugdosi, ir disciplina tam atsiranda. Ir kai dar atsiranda kažkokių daugiau pinigų, laisvų pinigų, kuriais gali disponuoti, tada jau tu turi kažkokią patirtį ir atitinkamai gali irgi pasirinkimus visai kitus rinktis. Taip, čia labai kas gerai, kad formuoja tam tikrus įpročius ir natūraliai tave įtraukia po to pasidomėti, arba ataskaitos ateina. Ką daro, taip, kodėl kas vyksta, daro. kas rinkoje vyksta, taip. Ir tas augina, brandina tą finansinį raštingumą. Bet kalbant apie mūsų tą santykį, apie pasitikėjimo kreditą, tai jisai be rizikų buvo šiuo atveju. O gerai, o iš tavo perspektyvos, kaip manai, kodėl reikia investuoti? Aš, daugiau žiūriu per tą prizmę, vėlgi, per vartotojiškumo prizmę, kur aš pirmiausia labai norėčiau, kad suklusti ties to, kiek mums visko reikia. Kad nebūtume tie vartotojai besaikiai, kur tik savo ir visus pinigus tik tai į kažkokius daiktus. Taip. Kad ne čia yra koncentracija. O kas liečia investavimą, tai aš į investiciją žiūriu kaip į tą tokį saugumą,
saugumą vėlgi ilgalaikiai perspektyvoje, Taip. kur norisi turėti tokį finansinį garantą bent jau 12 mėnesių, Taip. kuris leistų, kad ir atsitikus kažkokiem įvykiam, jausti saugiam, kad aš padengsiu reikalingas išlaidas. Taip. Ten maisto bus nupirkti šeimai, ten būreliai kažkokie vaikam, vaikui šiuo atveju dukrytei, kurią aš turiu, ten kiti kažkokie svarbus baziniai dalykai. Bet vėlgi, kad būtų tas finansinis saugiklis irgi labai toks aiškiai pamatuotas, be rizikų, be jokių. Taip. Žinai, man ko labai nesinori, kad būtų ten kreditai bankam ar ten, žodžiu, kas jaunystėje atrodo, visi turi, visi perka ir norisi man, žinai, imi paskolas, imi kad greičiau turėti. Taip, kad greičiau turėti. Aš esu dabar tame etape, kur aš to visiškai nenoriu ir jeigu aš noriu kažką įsigyti, tai jeigu yra pinigų, aš tada galiu sau leisti. Jeigu nėra, Rimvydai, būk mielas, pabūk be to. Susimažim poreikius. Tiesiog man to nereikia. Taip. Tiesiog realiai suvoki, kad dabar gal reikia, telefon... bet jeigu galimybės to neišveža. Ne? Bet kad ir galimybės išveža. Pavyzdžiui, turiu telefoną, jisai man patinka, jisai geras, jis atitinka mano lūkesčius, jau ten jam 5 metai. Aš galėčiau nusipirkti tą naujausią kažkokį, bet nereikia man jo. Taip. Nereikia, ką man dabar leisti tos pinigus, kai man pilnai užtenka to. Ir paskambint gali, parašyt gali. Taip, ten socialiniai tinklai ir visa kita. Ir man to labai užtenka. Ir aš noriu taip gyventi. Ir tą garantą tokį finansinį sukaupti, vardant to, kad pasirūpinčiau kitais, kurie yra aplink mane. Ko jiems gali reikėti papildomai. Gerai. Malonu girdėti. Tai dėl to investuoti, bet saugiai ta investicija, aš kuriuom užsiimu, tai jos labai ilgalaikės, kur aš investuoju tam tikrą pinigų sumą ir negalvoju. Aš ir norėjau išgirsti tavo paties poreikį, nes kiekvieno žmogaus poreikis yra skirtingas. Ne? Vienam yra aktualus saugumas, tiesiog turėti kažkokį šalia kapitalą garantą, kad šeimos gerovę visą laiką galėsiu pasirūpinti, dukrytei mokslus išleisti, ar į šokio konkursus. O kitiem galbūt kažkokia ten finansinė laisvė, kažkokia finansinė nepriklausomybė, gal ten taupo investuoja tam, kad, nežinau, ten gali ir geresnį automobilį nusipirkti. Ir tai yra greitesnis būdas tą kapitalą susigeneruoti. Ir viskas yra su tuo gerai. Tai kiekvienas žmogus turi savo tikslus, savo poreikius, o čia yra įrankis, kuris padeda tuos tikslus pasiekti greičiau. Aišku, ten viskas priklauso, kaip tą darai, kaip investuoji, kiek esi su tuo susipažinęs. Ten daug rizikų yra įvairiausių, kas be ko. Tai aš, sakau, esu toksai, tame nesu pažengęs ir saugiai labai tą darau, be rizikų, sakyčiau, ir tiesiog man patinka taip lengvai žaisti tame, bet... Tai galima visgi investuoti ir saugiai, ir paprastai, ir neskiriant laiko. Taip. Ko dažniausiai žmonės ir bijo. Arba prarast pinigus, arba kad reikės ilgai ten gilintis, daug laiko skirti, ar ten, nežinau, kažkur turės specifinių žinių, išsilavinimą tam. Tai galima tikrai ir kažkokius paprastus žingsnius daryti, kurie vis tiek po truputį ves prie to rezultato. Čia koreliuoja, kuo didesnė rizika, tuo didesnis pelnas. Tas koreliuoja, taip. Arba, saugiai investuoji, tai nebaisu ir prarasti. Tarkim, tų investicijų, nes nėra ten kažkokios sumos didelės. Gerai. Ačiū, kad pasidalinai. Tai apibendrinom ir galim važiuoti toliau. Sekantis mano gyvenime etapas, prie kurio irgi pokyčio prisidėjai, tai mano karjeroje buvo toks lūžis, kur viskas puikiai sekėsi, augo verslas, veikla, turėjau didelę komandą. Bet taip nutiko, kad Skirmantas Malinauskas padarė video ir kompaniją, su kuria aš dirbau, sumaišė su žeme. Žemiau plintuso reputaciją numušė. Ir tuo metu aš labai buvau irgi tą kompaniją įtikėjęs, nes 5 metus tam paskyriau, su tą kompaniją bendradarbiavau. Ir
ir aš siejau save su kompanija, aš nešiau tą vėliavą jos, kaip brendo. Ir galiausiai pamačiau, kad nėra taip, kaip yra deklaruojama, ir ta kompanija galbūt ir nėra tai, su kuo aš ir noriu toliau ten tęsti savo karjeros tą kelią. Bet esmė buvo ta, kad nepaisant to lietė mane, ne apie mane tiesiogiai kalbėjo, nes aš turiu vis tiek savo klientus, su kuriais dirbau ir be abejo tie klientai ir pasiliko, nes jie su manim bendravo, ne su kompanija, bet man bendrai numušė, kaip sakyt, žiūrint ten ilgus tuos video, tu nori, nenori, prisiimi tą informaciją ir keiti savo įsitikinimus. Ir aš vis tiek, kadangi buvau tame, man buvo įdomu, ką ten pasakoja, apie ką pasakoja. Ir nors manęs tai iš esmės nelietė asmeniškai, nes tai buvo apie kompaniją kalba, bet tai irgi pamušė mano tikėjimą pardavimais, kad čia pardavimai yra kažkoks blogas dalykas, būdas įbrukti ir ko čia nereikia ir tik tai siekiant savo naudos. Tai aš irgi kažkokią kaltę pradėjau jausti, kad čia kažką gal visgi blogai dariau, žinai, nes, pripažinkim, Skirmantas turi didelę įtaką. Ir kai tu tą informaciją vis tiek leidi per save, nors žiūrėdamas video, nenori kažkiek tuo patiki. Tai man buvo toks momentas karjeros, kur jau atrodė, žinai, viskas, čia su pardavimais aš nieko bendro neturėsiu, nes atrodo 5 metus dirbau ir dėjau pastangas, ir laikiausi tos etikos ir stengiausi ir visą kitą. Ir dabar vis tiek galiausiai pateikiama mano veikla kaip kažkokia blogybė, žinai, kad čia tik tais prakišinėjo, ko reikia, ko nereikia. Ir atrodo, taip 5 metus, žinai, dėjau pastangas, dirbau, mokiausi, tobulėjau, kūriau vertę klientam, nuoširdžiai, žinai. Ir dabar atrodo, vėjais visą tai neteko, atrodo, prasmės. Ir man tą tikėjimą pamušė ir aš jau kažkaip galvojau, kad jau viskas čia su pardavimais nebeturėsiu jokių reikalų. Ėjau į coachingą, pradėjau mokytis coachingo, į psichologiją gilintis, kas dabar irgi prisidėjo prie visko bendrai, nes niekas nevyksta veltui, tai matyt buvo toks gyvenime nenuokrypis, bet lygiai grečiai dar pasisemti reikėjo žinių. Ir vėlgi, taip sutapo, kad tuo metu, kai man trūko to tikėjimo pardavimais, Rimvydas išleido knygą, kuri vadinasi Pirks. Sąmoninga ir sąžininga pardavimo seka. Tai kaip taip, nežinau, sutapo, bet perskaičius tą knygą, sugrįžo mano tikėjimas pardavimais ir aš vėl įsikvėpiau, suvokiau, kokią didelę prasmę pardavimai neša, kad tai nėra tiesiog įbrukti, parduoti, o tai yra būdas padėti klientam priimti tvarų sprendimą. Ir kaip tik čia apie tai galvojau ir šį savaitgalį buvau pas močiutę, jinai paprašė nuvežti ją gėlių nupirkti, kad ten ant kapų pasodint. Aš nuvežiau ją, į šiltnamį jinai nuėjo 1, 2, 3 ir vaikšto ir nervuojasi ir neįsirenka. Negaliu, sako, kiek daug čia tų gėlių, aš negaliu apsispręsti. Vakar buvo 25,5 karščio, užvakar, jo šeštadienis buvo. Karšta, dar po šiltnamį vaikšto sena moteris ir neapsisprendžia, kokias gėles nupirkti. Ir va čia trūksta to pardavėjo, kur prieitų, gal to norit, o kur dėsit, kokiam laikui. Ir tu pamatai, kad tokiuose, net atrodo, paprastuose dalykuose gali net ir senam žmogui sveikatą sutaupyti, kad ten kažkur nenualptų po karštį vaikštį, nes negali apsispręsti gėlių nupirkti. Tai toks iliustruojantis pavyzdys, bet būna ir daug reikšmingesnių gyvenime sprendimų, kaip ir ta prasme, tų pačių finansinių sprendimų, kuriuos atidėlioja arba net ir neturi supratimo, neturi žinių, kad gali būti kažkaip kitaip, kad yra kažkoks kitas pasirinkimas, kitos galimybės. Ir čia pardavėjas ir neša tą didelę prasmę, suteikdamas žinių ir padėdamas priimti tvarų ir informuotą sprendimą, kuris ilgalaikį perspektyvą ir duos rezultatus.
Tai gal netgi galim padaryti tokį konkursą, ne? Man šita knyga labai surezonavo, ne, tiek davė, tai galbūt mes galim padovanoti vieną knygą mūsų žiūrovam. Tai galim. Taip. Ja. Tai ką galim padaryti, kad žiūrovai gautų knygą? Aš ją paimsiu arčiau. Šitą. Aš ne vieną turiu, tai čia iš karto susivartoja pas mane, žinai, kai iš vien skaitau, rašau, ten braukau. Tai šiaip aš galvoju, jeigu jau žiūrovas iki šio momento peržiūrėjo, išklausė, čia jau daug labai. Jeigu žiūrovas jau iki šio momento išlaukė, išklausė, žiūrėjo, tai jau čia daug apie jį pasako. Čia galim tik tai pasidžiaugti, pasveikinti. Tai aš labai norėčiau paskatinti, paraginti, pasidalinti žinute, komentare, kas iš mūsų pokalbio labiausiai surezonavo, kas labiausiai patiko. Taip. Kokia mintis galbūt, o galbūt tiesiog užkabina kažkokiom kitom istorija mintim, galbūt istorija, galbūt sužadino kažką. Tiesiog laisva valia pasidalinti iš mūsų pokalbio, kas žmogui krito į galvą ir kokiomis mintimis norisi pasidalinti su visais. Tai tas komentaras tegul atsigula į komentarų dalį ir kas pakomentuos. Išrinksim taip, burtų keliu. Arba geriausio komentaro savininko. Tai labai subjektyvu, žinai, geriausias. Taip, tegul būna burtų keliu, vien pakomentavimas iš tos temos, ką mes kalbėjom. Taip, tai bus savotiška refleksija. Taip, bus tokia refleksija, mums irgi bus gerai gauti tą žinią, informaciją, kas jūs užkabino. Grįžtamą į ryšį. Įdomu, taip. Ir gal aš dar iš savo pusės galiu paprašyti, kad uždėtų laiką, jeigu patiko turinys, ir pasubscribint YouTube kanalą, kad nepraleistumėt kitų video. Ne? Taip, čia jau taip. Like and subscribe. Taip, čia jau influencerio tokie prašymai, taip. O man būtų įdomu taip, apie turinį išgirsti. Ir tada pažadu išrinkų žmogų, taip, dedikaciją asmeninę parašyti. Man bus didelė garbė tą padaryti. O galbūt gali pasidalinti, kaip gimė šita knyga, ne? Ką reiškia išleisti knygą. Nes man tai atrodo čia kaip vaikas gimęs, žinai. Taip. Šiaip iš vis mintis gimė parašyti 2015 metais. Aš svajoti pradėjau 2015 metais. Ir tą svajonę kažkaip pasidalinau. Mokymuose irgi pasidalyvavau, vadovų mokymuose. Ir pasidalinau tą svajonę, bet, žinai, ta tokia svajonė paleista buvo. Bet taip jaučiau, kad visiškai esu tuščias rašyti knygą, pradėjau generuoti mintis, kas čia galėtų būti, kokie personažai. Na ir ten į nautus rašydavausi. Švikas ten gavosi, nieko, žodžiu, nepriejau prie to, kad jau pradėti rašyti kompiuteryje. 2019 metais spalio 13 dieną, sekmadienis buvo, sakau, pripažinau, kad esu tuščias ir mažai knygų skaitau. Ir sakau, reikia kaip vertybę padaryti knygų skaitimą ir skaityti kasdien, įprotį tokį suformuoti. Ir nuo kitos dienos, 14 dienos, pradėjau tą daryti. Ir 2021 metais, aš jau buvau ten perskaitęs gal kažkur 70 knygų. Oho. 2021 metų spalio 9 dieną prabundu 3 nakties 15 minučių ir ateina mintis, kaip noriu rašyti knygą. Geras. Kokiu principu ją išpildyti. Aš greitai į nautus tik užsirašau, užmiegu, ryte atsikeliu, atsimenu, kad tą veiksmą dariau, paskaitau, o tinka. Ir tada jau prasidėjo mano rašymas. Ir norėjau parašyti kitaip negu tose knygose, kurias buvau perskaitęs. Kažką kitoniškiau. Dar taip labai netikėjau, kad man gausis, bet po 100 puslapių žiūriu, kad visai jau dėliojasi knygos puslapių skaičius toksai. Norėjusi dar tuo pačiu, kad nebūtų sausa knyga.
kad apimtų ir vertybės, ir įpročius, ir kasdienę rutiną, ir baimių tų pačių suvaldymą, ir viziją, ir misiją, tokią plačiau apimti, kad pardavimas iš esmės yra ilgalaikio santykio kūrimas. Taip. Verslo aplinkoj, tiek asmeniniuose santykiuose. Didžiausias pardavimas. Taip, savęs parduodi visam gyvenimui. Ir santykė su savimi. Irgi lygiai taip pat. Mes darom tos pačius pardavimus. Ar man čia dabar Į klubą išvaryti ar knygą paskaityti. Tai reikia parduoti savo idėją. Taip. Ar valgyti nesveiką kažkokį produktą ar sveiką. Žinai, pasirinkimas ir ką aš pirksiu. Ką man parduos aplinka. Ir į tai įeina daugiau. Ne tik tam tikri veiksmai, į tai įeina ir vertybiniai dalykai. Ir įpročiai, kuriuos svarbu suformuoti. Taip. Tai ji yra tokia platesnio turinio. Ir galiausiai 24 metų rugsėjo 10 dieną padėjau tašką. Sakau, viskas redaktoriai atiduodu, nes nebus galo. Nes vis pradedu skaityti, vėl norisi papildyti, norisi patobulinti, tas puslapių skaičius jau auga, kažkaip galvoju, niekas jos neims, nes bus per stora. O dabar sakyčiau, toks 300 puslapių, 304 ir 15 minučių, jeigu žmogus skirtų per dieną paskaityti, per mėnesį jau ją perskaito ir visą tą turinį turi savo galvoj. Geras. Tai, bet čia tinka ne tik pardavėjams. Taip, visiems čia ir pirkėjams, ir žmonėms, kurie su pardavimais nieko bendro neturi. Visiškai. Realiai pardavimas tai jisai vyksta visų gyvenimuose. Tik tai mes to neįvardėm kaip pardavimas. Nes mes pardavinėm savo mintis, savo kompetenciją, savo asmenybę, savo požiūrį. Čia irgi vyksta pardavimas. Taip. Mes tuos punktus išpildom, tik tai kas nesusidūrė su pardavimais, jie to nevadina tais raktiniais žodžiais, kaip vadinam mes. Tai tinka visiškai visiems ir mano mama skaičiusi, perskaitė šią knygą, kuriai virš 70 metų ir studentai perskaitė, gauna atsiliepimus, labai kviečiu dalintis atsiliepimais. Labai norisi tą grįžtamąjį ryšį gauti tiek blogais atsiliepimais, tiek gerais, nesvarbu. Svarbiausia, kad ateitų tas grįžtamas ryšys. Man kaip autoriui tai labai vertinga. Taip, faina. Tarp kitko, aš, kaip ir sakiau, buvo mano momentai gyvenimas, kada pamečiau prasme pardavimų. Taip. Su blogo santykis su pardavimais. Taip. Nes tai irgi yra santykis. Ir aš kaip pradėjau, bet aš visą laiką norėjau daryti kažkokius mokymus, dalinti savo žiniomis. Ir irgi aš turiu mentorių, kuris man padeda tą veiklą statyti ir su kažkokiais savo niuansais sudirbti. Su irgi kažkada padarysim video, laukit tęsinio, neoros. Tai aš kaip pradėjau daryti mokymus, jisai visą laiką klausdavo manęs, o kodėl tu nedarai apie pardavimus? Taigi tu čia turi jau 10 metų patirtį, tiek žinių, tiek kompetencijų. Tai čia yra tavo arčiausias vaisius ant šakos, kurį lengviausia tau bus pasiekti ir kur daugiausiai tu vertės sukursi. Ne? Ir aš pats savo tada pradėjau klausti, o tai palauti, kur aš pamečiau tos pardavimus. Ir ta knyga padėjo man susigrąžinti tikėjimą, vėlgi tą prasme. Ir aš sakau, darysiu pardavimų mokymus. Maždaug turėjau kažkokią vizualizaciją, kokias temas palies, tas pačias vertybės, ne? Bet norėjau irgi plačiau, kaip ir tu sakai knygoje, kad būtų ir įsitikinimai, įpročiai, nes tai ir yra didžioji dalis, kas lemia mūsų rezultatus. Tai kaip pavyzdys, ateina ten pas mane, sakykime, į finansų konsultaciją žmogus ir sako, aš noriu ten pasiekti finansinę laisvę. Ir mes žiūrim, kad jo įsitikinimais turtingi žmonės yra blogi, apgavikai, sukčiai, kad pinigai yra blogis, kad ten turi baimių prarasti pinigus.
įpročiai, net ir netaupo žmogus, neturi net įpročio atsidėti, ne? Vertybėse irgi niekur neatsispindi ten kapitalo auginimo vertybė, investavimo vertybė. Ir tada tu matai, kad visi jo tikslai prasilenkia su jo įsitikinimais, įpročiais, jo vertybėm, tai tu supranti, kad jisai to tikslo ar nepasieks. Nes jisai pats prieštaraus savo ir virs tokia vidinė kova. Ir šitoje knygoje irgi tas yra pabrėžta, ne veltui tikriausiai kalbė apie vertybės, apie įpročius, nes tai ir lemia didžiausius esminius rezultatus. Ne? Ir jeigu mūsų tikslai dera su mūsų vertybėm, su mūsų įpročiais, su mūsų tikslais, tai mes einam į taktą, ne? Kaip žingsnis po žingsnelio. Tai man irgi gal trūko tokio, aš maždaug turėjau viziją, kaip turėtų būti, bet šita knyga irgi davė man pagrindą mokymams, tokią struktūrą. Aš galvau, kad reikėtų įtraukti vertybės, ten įsitikinimus, bet galvoju, kaip čia, pardavimai ir vertybės. Atrodo, du skirtingi dalykai. Bet čia pamačiau, kaip, iš tikrųjų visas tai siejasi ir jungiasi tarpusavy. Tai vėl kažkokiam gyvenimo taške, kur aš noriu padaryti pokytį, noriu eiti dalintis, daryti mokymus, atsiranda Rimvydas ir sako, žinai, yra sistema, yra metodika, nes mes kaip ir su tavim kalbėjom, aš paskui paskambinau tau, sakau, aš noriu daryti mokymus, bet aš neturiu kažkokios metodikos, ne? Turiu metodiką, bet tai yra tavo metodika, kurią jau nuo pardavimų vadovo laikų aš taikau, nes mes jau tada tą išsidirbom, pamačiau, kad tai duoda rezultatus ir aš toliau pagal tą struktūrą dirbu, nes tai ir yra orientuota į poreikių aiškinimąsi, atliepimą to poreikio klientui, kas ir yra visa esmė, kuriant ryšį ir einant tą sąmoningą, etišką pardavimo seka. Tai taip atrodo vėl visur taškai susidėliojo ir taip, kur aš atrodo einu link savo vizijos, link savo tikslų, tai vėl Rimvydas duoda įrankius iš šalies, to pats gal net ir sąmoningai nesuvokdamas. Man tai tas iš tikrųjų, tiek tu daliniesi, tiek kiti būna dalinasi, kur pats net nepagalvojau, kad taip palies tokią įtaką tokią įtaką padaryti gali. Ir kai tą išgirstu, tai atrodo, kaip gera, žinai, kaip taip netikėta ir taip smagu, kad žmogus kažką atranda ir visai kitaip pradeda mąstyti arba pradeda elgtis arba sugrįžti, kur supranti, kad ir tas veiksmas jisai gali būti nuoširdus, sąžiningas ir tie manipuliatyvūs dalykai gali būti eliminuoti ir be jų galima daryti pardavimą. Ir šiai dienai netinka visiškai manipulacijos. Dabar žmonės labai daug ir seminarų lankė, ir knygas skaito, ir patys daug supranta apie visą emocinį lankstumą ir manipuliatyvės priemonės, ko rezultate identifikuoja ir tada atitinkamai labai greita atmetimo reakcija. Ir čia nevažiuosi su tuo ilgai. Gali apgauti. Čia ir dabar, taip. Gali tam tikrą laiką apgaudinėti, bet galiausiai vis tiek parklupsi. Vis tiek įla išlys iš maišo. Taip. Ir gali, žinai, klientui vieną kartą parduoti ir paskui jis pas tave nebegrįš, arba gali jam parduoti kelis arba 14 kartų, nes jisai, jeigu pargrįš, jis pas tave sugrįš, nes pasitikės tavimi kaip specialistu, tada rekomenduos ir savo draugams, šeimos nariams. Ir tas pardavimas, kur čia ir dabar pasipelnyt, nusimetus tos išsijungus dolerius akyse ir orientuojantis į ryšio kūrimą ir vertės kūrimą, galiausiai atsiperka 14 kartų daugiau negu tas čia ir dabar. Vėl prie ko grįžtam, kad čia ir dabar. Taip. Tas tiesa, bet žinai, vėlgi čia mes prie pamatų sugrįžtam, kur dažnu atveju, kur paslystam, kad tas godumas ir puikybė užvaldo mus. Taip. Kur taip atrodo, dažnai pamanipuliuoja žmonės, žinodami, kad jais pasitikė. Ir kam tada eiti tuos etapus supratimo? Pasitikė, tai aš pasinaudosiu galimybę, matau, pinigų turi, žinai, iš tavęs paimsiu. Bet taip, anksčiau ar vėliau vis tiek prabunda tas žmogus, su kuriuo turi reikalų,
ir tie dalykai išlenda, kaip sakai, iš maišo. Ir šitoje vietoje labai svarbu tas balansas, kad ir finansinė laisvė, pavyzdžiui, vardan ko jinai, pasigilinti, kas tau yra finansinė laisvė, kodėl tu jos tokios nori, ką tau tai duos. Gal kaip žinai, kaip tu sakai, gal pamatysi, kad ne tokia vertybė, ne ten koncentracija, kad ta finansinė laisvė galbūt jinai veda tik tai į mano godumą, į mano išpuikimą, bet neveda prie to, ką žmogus transliuoja, noriu šeimą sukurti, pavyzdžiui, noriu ir sveikas būti, bet tada kažkoks disonansas gaunasi. Jeigu žmogus akcentuoja kitus dalykus prioritetu, o į ten neinvestuoja, tai tada palauk. Tada vertybės persidėliojam. Taip. Ir gal reikėtų įsivardinti tada, kokia viso to kaina, nes tap turtingu, finansiškai laisvu, tikėtina, kad tai atsilieps ir šeimai kažkuria prasme. Tai laiko bus mažiau šeimai. Gal reikės kažkiek ir sveikatos paaukoti, jeigu ten jau varysi kaip tankas naktim, kas irgi dažnu atveju ir būna, kurių žmonės krenta į kažkokį kraštutinumą, taip ir sakai, kad svarbu balansas, bet jeigu krenta į kraštutinumą, tai gali ir sveikatą susivaryti ir tą pačią šeimą netgi prarasti. Taip. Ir žinai, tas turtingas, daug pinigų, tai yra labai abstraktu. Taip. Ir kiekvienam skirtingai gali būti. Viskas priklauso nuo to, ką tu nori pirkti už tos pinigus, ir kada tu jausiesi turtingas. Ir žinai, yra dar gal niekada ir nesijausi. Gal ir niekada nesijausi. Jeigu tu, tarkim, nori turtų dėl pavydo, kad tu pavydi kitam, kad turi daugiau. Arba nori pasirodyti prieš kažką. Taip, ar prieš kažką pasirodyti ir vis nori daugiau ir supranti, kad to daugiau nėra ribų. Taip. Visada bus turtingesnių, visada bus gražesnių, plaukuotesnių, aukštesnių. Įsitreniravusi labiau. Kas daugiau atsispaudimų padaro. Taip, kas daugiau padaro. Bet gali, žinai, pamatyti savį, kad, ir toks visai dar tu, žinai, ten ir ten gali būti naudingas, ir ten ir tam gali patikti. Ir nereikia visiems patikti. Taip. Ir, žinai, bet jeigu tik koncentruosiesi, ko aš neturiu ir verksiu į pagalvę, vietoj to, kad pasidžiaugti, o ką turiu. Ir kiek daug visko aplink mane jau yra. Pagrindinis turtas, jeigu man prioritetas ir vertybė yra šeima, aš ją turiu ir apie kokius turtus galima kalbėti, neprilyksta jokie turtai. Taip, kas yra neįkainojama. Neįkainojama, taip, čia aukso luitai, kurių vertė ten trilijonai. Ir tik auga. Ir augantis, taip. Ir supranti, ir va čia yra didžiausias turtas. Bet vėlgi... Pagal kiekvieno žmogaus vertybės, taip. Taip. Kas jam ir bus. Tai dėl to labai svarbu tą dalyką kelti, aiškintis ir tikrai suprasti, kad man šita vertybė yra aukštesnio prioriteto negu ta. Taip. Bet jeigu aš ant lėkštutės dedu, noriu šeimos, noriu finansinio nepriklausomumo, noriu ten sėkmės darbe, tai aš šitoje vietoje turiu labai aiškiai pasverti, kas kuriam prioriteto langelyje atsiduria. Taip. Ir paskirstyti atitinkamai. Ir paskirstyti. Laiką savo, energiją, dėmesį. Taip. Jeigu visi jie rūpi, visi reikalingi. Taip. Bet jeigu kažkuris vienas, tai visur bus perteklius. Taip. Good. Einam jau gal po truputį į pabaigą, nes jau yra atminties kortelės baigėsi vieta. Ir žmonių dėmesio limitas jau senka. Jaučiu. Tai gerai, tada pabaigai, kadangi žinau, kad daug knygų skaitai, tai pasidalink top 3 rekomendacijom knygų, ką vertėtų kiekvienam perskaityti. Aha. Sunkiai užduotis. Sunkiai užduotis, labai sunkiai. Kiek knygų per metus, iki 70 perskaitai? Ne, per metus dabar 30 gaunasi, 30 su trupučiu. Visai, 35, 36. Įvairiai, ne į kiekybę orientuotas esu, o į kokybę. Įvairias knygas skaitau, bet šiandien kalbėjom apie pasirinkimą, tu žodį tą vartojai. Pasirinkimas tai yra tokia vengrų žydė, Edith Eger, taip ir vadinasi knyga Pasirinkimas, aš šito knygoje beje taip pat ją rekomenduoju. Tai labai verta perskaityti. Tai yra Antras pasaulinis karas, koncentracijos stovykla, žmogus išgyvena koncentracijos stovyklą, sulaužytų stuburų, grįžta
ten iš lavonų krūvos ištraukiama ir jinai psichoterapeutė tampa. Ir ten yra labai tokių daug gyvenimiškų pamokų, kaip mums labai aiškiai suvokti, kaip tvarkyti su šitais dalykais, jeigu mes susiduriam su dideliais kažkokiais gyvenimo iššūkiais. O kitas dalykas, kas nesusiduria, o tuos iššūkius susikuria, visokios aplinkybės, tarkim, taip jau lemia, kur mus šiek tiek parklubdo, kad mes pastebėtume, jog mes gyvenam taip gerai ir mums tiek nedaug reikia, o mes tiek bėgam dėl kažko ir vis tada klumpam. Vis daugiau. Ir pagauti, kad mes nukrypstam nuo tos gyvenimo linijos, vardan ko mes čia esam. Ir tą suvokti. Tai vardan ko mes čia esam? Tai čia jau vėl prasmės savo atradimas irgi toks platus klausimas, taip greitai neatsakysi. Bet jeigu aš gal tokį trumpą, mano suvokime, kad iš esmės žmogaus prasmė tai yra tarnystė. Tai reiškia tarnystė, kažkokia pagalba kitiem žmonėm. Jeigu netgi imant ląstelės lygmenyje, tai kokia yra ląstelės esmė? Perduoti informaciją kitai ląsteliai. Tada mes evoliucionuojam ir augam ir tobulėjam. Tai čia iš mano pusės. Antra knyga. Dabar autorių neprisiminsiu, bet vienas Bilas vardu. Geitsas. Ne Geitsas. Kūnas yra knyga, Kūnas. Tai verta paskaityti. Arba Kodėl mes miegame. Tokios storos knygos, bet labai aiškiai suvokti, kokią tai duoda labai įtaką mūsų sveikatai, kokią daro įtaką mūsų sveikatai, į ką suklusti, į ką koncentruotis, žodžiu, tai tokios iš sveikatos pusės. Tai emocinio intelekto tema labai aktuali, mat kalbama apie mūsų emocijas ir su jomis susijusias elgsenas. Ir tą suvokus, įsivardinus, labai irgi padeda gyventi. Kai aš suvokiu, ką aš jaučiu ir ką aš instinktyviai norėčiau daryti ir kaip aš emociškai galiu būti lankstus, racionaliai priimti sprendimą, o kaip elgtis. Taip. Ir būna tų aplinkybių, kur agresyviai eina, tarkim, žmogus mūsų atžvilgiu ir taip atrodo fiziškai galėčiau į atlapus kibti. Bet taip galvoju racionaliai, kad palauk. Ką tu nori tuo atveju sukurti, kokį rezultatą nori gauti. Ir supranti, kad konfliktinė situacija laimėtojo nebus. Tu gali priimti savo elgseną, kad konfliktas neįsipliekstų. Ir tada atitinkamai jauti, kad ta emocija, kuri nekontroliuojama pasireiškia pykčio, ji gali pavirsti greitai ten... Meilės kitam emocija, taip, džiaugsmo emocija, kur aš pradedu visai kitaip pozicionuoti. Kūnas visai kitaip išreiškia tas emocijas, kur rodau interesą, kad neįsipliekstų, nes aš tave gerbiu, aš tave suprantu. Priimu, taip. Aš suprantu, kad tai ne apie mus, tai yra, turiu galvoje ne apie tą situaciją, tai yra apie mūsų vidinius tam tikrus išgyvenimus, kurie paskatina toj situacijoje taip elgtis. Traumas kažkokios. Taip, galbūt tas žmogus, kažkas jį aprėkė, galbūt kažkas asmeniniuose santykiuose negerai. Ir kai aš bandau empatiškai tai pagalvoti, tai tada atitinkamai tą elgseną kitokią ir pasirinku. Tai emocinis lankstumas, neprisirišant prie autoriaus. Ja, tai manau vienas esminių įgūdžių šiais laikais, kas yra tikrai būtina reikalinga, nes kitu atveju būsi aplinkybių auka. Ir aplinkybės įtakos tavo gyvenimą, o jeigu esi emociškai intelektualus, tai tu pats galėsi pasirinkti, kaip reaguoti į tas aplinkybės, ir kokius sprendimus iš to priimti. Taip. Gerai, jau Linas sako, kad išnaudojom kortelių atmintį, čia aišku galėtumėm dar... Siaubekas, laikas bėga. Jo, o kai atvažiavai, sakyti, ką čia dabar 2 valandas, tiek kalbėsim, 3 valandas. Siaubas. Ja, tai tada šitą linksmą dainelę ir uždarom, ne? Nebent turi galbūt dar palinkėjimą žiūrovams. Taip. Aš kviečiu parašyti, labai norisi jūsų reakcijų.
Va, o linkiu, būkit sveiki, nuolat tobulėkit, nuolat aukit, nuolat būkite žingeidus. Susitikim Vilniaus gatvėse, susitikim socialiniuose tinkluose, labai kviečiu pažinti vieni kitus, pasiimti vieniems iš kitų, kuo daugiau ir gyventi tą tokį sąmoningą, sąžiningą ir vertybiškai pripildytą gyvenimą. Tai va to visiems jums linkiu. Tai dar tada tavęs vienas prašymas, užduok klausimą kitam pašnekovui, kuris atėjęs turės atsakyti. Taip. Kitas pašnekovė. Kadangi mūsų tema šiandien buvo apie vertybės, labai daug tą lietėm, tai prašau pasidalink, kokios tavosios vertybės, kokiomis vadovaujasi savo kasdienybei ir kaip jos keitėsi per vertybių gyvavimo laikotarpį. Tai reiškia, kada jas apsibrėžiai ir kada esi šiandienoj, koks esi, tai kaip per tą laikotarpį jos kito, o gal ir Liko tos nebuvo, pačios. gal ir liko tos pačios. Ačiū tiem, kas buvot ir viso gero. Nepamirškit uždėti laiko ir pasubscribint mūsų kanalą. Gerai? Gerai. Nepliaukštelėjau. Dar, pliaukšt. O. Ačiū. Ačiū tau labai. I'll be back.